Sveiki visi, labas Nerija. Labas. Nu ką, pasiruošu šiandien tokiai rimtesniai temai. Taip, iš La La Lando linksmų temų keliaujam į rimtą La La Landą. Aišku, mes visada labai kreipiam dėmesio į tai, ką jūs norit, kad mes diskutuotume ir kadangi tai yra jau mūsų actually 5. epizodas, ar ne? Tikriausiai jau Aha, 5. Taip, mes jau pasimetėm, nes iš tikrųjų filmavimas vyksta tikrai pakankamai intensyviai, žodžiu, norim nepamesti minčių. Tai šiandien mes pasirašėm tikrai labai tokią aktualią temą, aktualią ir jums temą pagal jūsų norus ir komentarus. Tai šiandien mes kalbėsime apie politiką Amerikoje. Taip. Pasiruošus Nerija? Taip, ištraukti žinoma, savo diplomus. Taip. Jo, tai iš tikrųjų tiesą pasakius, bent jau aš nežinau kaip tu, kai aš gyvenau Lietuvoje, tai iki 20 metų, ar ne? Nepavadinčiau savęs politišku žmogum ir jeigu taip tiesiai šviesiai, iš vis nesidomėjau politiką. Ta prasme, jeigu manęs paklaustų, kas ten valdžioje sėdi, tai net nelabai, pagrindą žinočiau, bet kas ten vyksta, kokios problemos, taip artimai sekti, kaip seku, pavyzdžiui, dabar įvykius, tai tikrai to nebuvo. Ir aš kartais pagalvoju, kodėl iš tikrųjų aš niekada taip nesidomėjau ir man taip nebuvo aktualu ir kodėl dabar čia, ypač gyvenant Amerikoje, pasidarė taip aktualu. Aš pasidariau tokia politiška netgi. Ir mane, pavyzdžiui, žmonės, kurie seka Instagram'e, jie dažnai man parašo, kaip fainai, kad tu iš tikrųjų nebijai pasakyti, ką tu galvoji. Kartais tai nėra patogu, kartais tai nėra... kaip pasakyti, faina dėl to, kad atsiranda tokių žmonių, kurie tikrai, žinai, ten gali suplėšti tave į gabalus dėl savo nuomonės. Kiek man išeina, aš stengiuosi būti diplomatiškai, išreikštą nuomonę, žinai, ar ten pasidalinti įvykiais, labai per daug tenais nesiskelbiant visą žinią ar kažką, nes, tai yra normalu, aš tiesiog dalinuosi tai, ką matau. Bet aš galvoju, kad Lietuvoje aš labai nesidomėjau, nes man, žinok, toks būdavo įspūdis, kad, už ką tu ten bebalsuosi, ką ten beišrinks, nieks per daug nesikeis. Tau taip netrodo? Matai, aš 17 metų čia atvažiavau, tai jo, gal čia ne tas žmogus. Tai man, žinok, visą laiką atrodydavo taip, kad tas gyvenimas nesikeičia, nesvarbu, kas prezidentas, nesvarbu, kas valdžioj, taip stipriai negali pakeisti, kaip pavyzdžiui patyriau čia, kaip, tarkim, vienos valdžios pasikeitimas į kitą, taip stipriai gali nulemti tavo gyvenimą, realiai, tavo vaikų ateitį ir visą kitą. Tai visiškai nebuvau politiška, dabar esu labiau įsitraukusi politiką, seku įvykius, žiūriu žinias, čia gal ir jau su amžiumi, aš nežinau. Tai žodžiu, tu nevengi temos kalbėti apie politiką, nebijai cancel tos visos kultūros. Aš nebijau, nes aš galvoju, kad tai yra jau šiai dienai mūsų kiekvieno politinė pareiga. Ir kažkaip nebijau būti nepatogi ir aš galvoju, kad duodu tokį pavyzdį iš tikrųjų net ir kitiem, visada apie tai galvoju, nes didžioji dauguma influencerių nekalba, todėl kad yra tas, žinai, pasakymas, kad nekalbėkime apie religiją, nekalbėkime apie politiką, apie tai kalbėti negerai. Yra kažkoks toks dalykas nuo labai senai, kad yra temos, kuriuom kalbėti negalima ir jeigu tu nenori, žodžiu, būti išmestas iš, kaip ir tu sakai, cancel, nenori būti cancel, tai geriau apie tai nekalbėti, bet nesvarbu, kad tu ten viduj galvoji, žinai, velnė žino ką. Aš galvoju, kad reikia kalbėti, reikia mokytis, diskutuoti šitom galbūt tokiom aštresnėm temom, taip kaip ir gyvenime. Tai pavyzdžiui, tu gyveni su vyru ir šeimoje būna konfliktas, tai tu nesuplėšai vienas kito ir neišsisiuntinėjai tenai, žinai, ir neišsipravardžiuoji dėl to, kad kažkur jūsų nuomonės išsiskiria. Tai kodėl politiniais klausimais mes negalim civilizuotai kalbėti, žinai, ir būtinai reikia ten susipykti iki kraujo ar kažką nukancelinti. Pavyzdžiui,
toks juokingas momentas, mano vyro tėvai, tarkim, jie abus balsuoja skirtingai. Mama yra absoliuti demokratė, tėtis yra absoliutus respublikonas. Pirmam aukšte, žodžiu, yra CNN žinios, antram aukšte yra Fox News žinios. Bet žmonės gyvena 50 metų kartu ir ten, žodžiu, žinai, ten viena, jinai už Bideną, o jisai tenais, žinai, taip, ką tu nusišneki, ten, žinai, aš už Trumpą. Taip. Nu, aš to paantrinsiu, iš tikrųjų, man irgi šita tema yra svarbi, šiek tiek vėliau pakalbėsim, kodėl man jinai tokia yra svarbi, bet aš iš tikrųjų kaip tik matau didesnę problemą, kad žmonės yra apolitiški, jie nesidomi politika, jie ne tik, kad vengia kalbėti šitą temą apie religiją, apie politiką, ir aš matau tame labai didelę problemą. Ne tame, kad žmonės kalba ir kad susipyksta ir kad pas juos kažkokie tai konfliktai būna, tai man atrodo ir iš tikrųjų kyla tame, kad mes per mažai kalbam apie politiką savo rate ir nemokam išreikšti savo nuomonės, nemokam argumentuoti, nesekam faktų, nesekam įvykių, neturim konteksto ir tada tas toks nekalbėjimas apie politiką, nu, ką tu pakalbėsi, jeigu tu nežinai, kas įvyko prieš 10 metų, nežinai, kas įvyko prieš 20 ar ten per antrą pasaulinį karą, žmonės neturi to konteksto, neturi žinių ir tada jie tildo kitus. Nekalbėk tu čia, nes jie neturi ką pasakyti, būna dažniausiai iš antraščių pasiskaitę, susiformavę nuomonę, tai yra tas dalykas, kad žmonės neseka tiek, kiek jie turėtų sekti, nes tai yra pilietinė pareiga. Ir kitas dalykas yra, kad žmonės kartais irgi istorinio konteksto nežino, kodėl mes nekalbam apie religiją ar politiką. Tai ypač mūsų Sovietų Sąjungoje tai buvo negalima net apie tai kalbėti. Ta prasme, tu negali kritikuoti savo valdžios, negali, kiek Lietuva gyveno priespaudomis. Taigi tu ištremtas būsi. Būtent, tai todėl yra tas irgi žmonės kartais pamiršta, kad nekalbėti apie tokius dalykus yra naudinga kažkam. Ir kas tas kažkas yra dažniausiai žmonės, kurie sėdi aukštose postuose ir nori, kad jų programa vyrautų. Ir jiem yra labai patogu, kai žmonės nekalba, neieško prie kur prisikabinti, kur yra ne taip kažkas pasakyta. Neanalizuoja tiesiog situacijos. Taip. Ir iš tikrųjų dabartinė karta, jinai yra šitų klausimų, tai yra stebuklas, gal taip, ne stebuklas, bet tai iš tikrųjų yra nerealu, kas vyksta, kad šią dienai žmonės, šita nauja karta, jinai yra tokia drąsi, tu pasižiūrėk, kas vyksta TikTok'e. Ta prasme, bet koks skandalas, nesvarbu, kad ir koks jisai bebūtų, kaip skleidžiasi greitai informacija, detalės, tokios gilios detalės ir kaip iš tikrųjų galima jau apie tai kalbėti, apie tai, ką daro valdžia, nebijoti kritikuoti ir aš manau, kad tai yra gerai. Bet pasakysiu tik tais vieną dalyką, kur aš matau su ta TikToko kultūra ir visu to politiškumu naujos kartos, kad jie irgi taip perėmė, mes tokie radikalūs esam. Taip. Buvom, žodžiu, vienoj pusėje, kur apie tai nekalbam, o dabar kalbam apie tai, kad jeigu kitas žmogus nekalba, mes jį cancelinam. Tai cancelinti reiškia atšaukti žmogų, nes jis kažko nedaro. Nurašyti. Taip, tu turi žinoti, tu turi turėti tą savo vertybinį pagrindą kažkokį, tu turi žinoti, kas tau yra svarbu gyvenime, bet nebūtinai tu turi linčiuoti kitą žmogų, jeigu jis tau nepritarė. Ir aš esu, kai mes kalbėjom, kodėl pradėjom šitą iš La La Lando, tai man tai yra labai svarbu. Priešintis cancel kultūrai, priešintis. Aš pritariu tam, kad mes turime būti politiškai korektiškai, kai reiškiame savo nuomonę, turime gerbti kitus, suprasti, kad yra skirtingų religijų ir nereligijų ir tikrai visi rasim savo vietą po saulę, bet irgi cancelinti žmonių aš tikrai tam nepritariu ir todėl labai noriu padiskutuoti šitą temą, tiesiog žmonėm papasakoti, kaip čia viskas atrodo, kiek daug niuansų, galbūt net žinoma, mums irgi bus labai sunku kalbėti tam tikrom temom, todėl kad ten yra labai daug konteksto ir mes nebūtinai žinom visą kontekstą. Taip, bet mes ir nesistengiam čia iš tikrųjų jums pasirodyti kažkokios visažinės arba ten... Mes nelinas Kojala. Jo, mes nekeisim jūsų nuomonės, mes jums duosim kažkokią informaciją ir skatinsim jūs galvoti ir norim, kad šitas podcastas, dėl ko mes ir jį pradėjom, kad tai būtų kažkokia erdvė, kur mes nebijotume kalbėti ir reikšti savo minčių. Tai dabar kalbant apie politiką, kadangi Nerija yra baigusi politologijos mokslus. Taip. Ir man tikrai labai įdomu sužinoti daugiau apie tave ir kaip tu apskritai nusprendei studijuoti politologiją, nes, žinai, politologija yra toks rimtas mokslas, iš tikrųjų ir jaunam žmogui nuspręsti eiti tokią sritį, tai čia turi būti kažkoks pašaukimas iš aukščiau. Taip. Tai iš tikrųjų,
kaip ir tau panašiai buvo, kai aš gyvenau Lietuvoje, politika nebuvo labai svarbi mano gyvenimo dalis, tikrai niekas iš mano tėvų nieko bendro neturi su politika. Žodžiu, neturi senelių ten valdžioje, niekas nėra pas tave ten meras. Visiškai paprasti žmonės ir buvo kokius politikus aš žinau, tai žinau Valdą Adamkų, žinojau Dalią Grybauskaitę ir dar Paksą. Ir va taip, žodžiu, aš... O Gražulio nežinojai? Žinok, nežinau. Tuo metu jisai nebuvo kažkoks labai ten... Nebuvo? Gal jisai... Šustauskas buvo labai... Jo, va tokius žinojau, žinai, ten tuos vardus, bet iš esmės politika ir politikai mane buvo labai svarbi mano gyvenimo dalis. Ir aš atsimenu, iš tikrųjų, tik kai perėjau iš savo mokyklos, ant vietinės rajono mokyklos, perėjau į jėzuitų gimnaziją, tada supratau, kad moksliukų būti gali būti cool. Ir taip, iš tikrųjų labai daug reiškia vaikui ta atmosfera, kurioje tu esi, nes kai aš mokiausi toj savo Šilainių mokykloje, tai buvo Ąžuolo katalikiška mokykla, ten buvo įvairiausių žmonių iš įvairiausių skirtingų gyvenimų, skirtingų šeimų ir tikrai tas... Nebuvo toks, kas geriau čia matematikos testą padarė, ar kas geriau anglų kalbą moka ir kas ten olimpiadoj kokią vietą užima. Tai čia tie žodžių, tie, kurie gerai mokėsi, tai buvo nelopai. Taip. Nes tose vidurinėse būdavo atvirkščiai lopai tie, kurie gerai mokosi. Būtent, ten, kas ten mergina sniego gniužtėm apmėtis ir taip toliau. Tai viskas ten buvo gerai su to mokykla, jinai aukšto lygio ir mokytojai buvo labai geri ir tik jų dėka tikriausiai aš sugalvojau, kad kai atėjo 9 klasė, dažniausiai būna kad pereini į kažkokią tais gimnaziją. Ir mano visos draugės ėjo ten į Saulės gimnaziją, buvo Jablonskio. Aš baigiau Saulę. Tai va, žodžiu, o aš pagalvojau, aš nenoriu eiti ten, kur visi eina, reikia pasiguglinti, kur čia eina protingiausi. Ir taip, ir aš sužinojau apie jėzuitų gimnaziją, mano tėvam buvo šioks toks šaltas šokas, kodėl jinai dabar sugalvojo į vieną privačią gimnaziją eiti, kur mums reikės dar pinigus mokėti. Ir žodžiu, ir aš tiesiog pranešiau savo mokytojams, susirinkau visas rekomendacijas, ėjau parašiau ten tą testą, kurį reikėjo. Bet tu tokia savarankiška būdavai, ne? Visiškai, net iš tikrųjų, kai mes su mama ėjome interviu, nes vienas etapas buvo interviu, tai mano mama labai pergyveno, nes mano tėvai buvo išsiskyrę. Ir galvoju, kaip mes dabar ateisim čia pas žmogų, kur taip svarbu yra religija ir mes neinam į bažnyčią ir mano tėvai yra išsiskyrę. Sakau, mama, nepergyvenk, leisk man šnekėti, aš viską padarysiu. Ir žodžiu, ir mes nuėjom ir pakalbėjom ir turėjom labai tikrai puikų interviu ir gavau atsakymą, kad aš buvau priimta. Ir mano gyvenimas kardinaliai pasikeitė, tas akademinis gyvenimas, kad aš pamačiau, kad, sakau, būti moksliuku gali būti kietai, kad mes konkuruojam, kas geriau pasirodo, kas geriau anglų kalbą moka, tada įstojau į debatų klubą. O debatai tai yra, kaip sakyčiau, intelektualų sportas. Čia kiek tų metų buvo? 9 aš buvau. Eina savo. Taip, tai iš tikrųjų, ta jėzuitų atmosfera mane labai motivavo būti tokia, nežinau, labiau išsilavinusi, geresnė savo versija. Ir anglų kalbos mokytoja labai dasidėjo, ten buvo pas mus tokia konkurencija, kad vienas buvo klubas berniukų debatai ir mergaičių debatai buvo ir aš buvau su ja ir jinai labai mūsų komandą stūmė ir važiavom Vilniui, žodžiu, į čempionatus debatų ir galiausiai toks kritinis momentas buvo, kai mes nuvažiavom į Prancūziją, tai buvo Europos parlamento asimiliacija, kur mes kaip Europos parlamentas specializavomės vienoj tokioj specifiniai temoj, tai buvo energetika ir aš pamačiau, kad tu iš tikrųjų su savo žiniom, su savo lyderystės įgūdžiais gali iš tikrųjų kalbėti apie svarbius dalykus, kurie gali patobulinti, pagerinti pasaulį. Ir mes, žodžiu, išanalizavom, kaip viskas vyksta dabar pas mūsų ta tvara, ta žalia energija, nežinau kaip lietuviškai būtų renewable energy ir panašiai. Ir mes ieškom to balanso tarp skatinimo verslo, kad, žodžiu, ir verslas nenuliūstų ir kad mes padėtume, žodžiu, jiems ieškoti geresnių gamtai būdų daryti savo verslą. Ir tikrai radom ir pristatėm ir man visas tas procesas nuo brainstorminimo iki pristatymo man labai patiko ir aš supratau, kad aš noriu tame būti, noriu dirbti su žmonėm, su kuriais mes esam tam pačiam lygį ir galim kalbėti, žinai, tikrai sudėtingom temom. Tai va tas momentas buvo, kai aš supratau, kad aš tikrai noriu eiti toliau politikos keliu ir tada atvažiavau į Ameriką ir toliau tęsiau, ten buvo dabar jau nebe Europos parlamento, bet buvo Jungtinių tautų asimiliacijos, Model United Nations vadinasi, tai ir ten tęsiau ir tikrai. Kokiame universitete tu studijavai čia? Tai čia Model United Nations, tai pas mane dar buvo viduriniai, tai aš jau į St. Ignatius College Prep, tai jie buvo kaip jėzuitų gimnazija tik tais Čikagoje, jie yra bendras tinklas per visą pasaulį, tai tikrai irgi akademija buvo labai svarbu, nes kažkaip pasakau pirmą mūsų epizodą, vienas iš dalykų, kuris
galbūt paskatino mane atvažiuoti į Ameriką, tai kad mano mama man pasiūlė eiti labai gerą gimnaziją. Ir tada po gimnazijos aš jau tiksliai žinau, kad aš noriu studijuoti politologiją. Aš įstojau į universitetą Čikagoje, norėjau būti irgi arti tėvų kažkur ir tiesiog pasibaigti politologijos mokslus, tiesiog tiksliai nežinau, ar noriu būti labiau susikoncentravusi į vidinę politiką ar tarptautinę. Nes buvo ta tokia dilema manyje, kad aš galiu eiti į tą Amerikos vidaus politiką, bet man labai patiko ir tarptautiniai santykiai. Ir būtent tada, kad Lietuva yra tokia maža šalis, kad mes labai įsitraukiam, mums yra labai svarbu tarptautinė politika. Labai svarbu. Kad Amerikoje yra šiek tiek kitaip, čia žmonėms yra svarbiau vidaus politika, negu ką mes darom tarptautiniam lygyje. Taip. Tai ir aš visada jaučiau, kad aš esu lietuvė širdyje ir kad aš noriu atstovauti Lietuvos interesus. Todėl mano visi darbai, kuriuos aš rašiau su savo profesoriais ir važiavom į Washington DC pristatyti, viskas buvo susijęs su Baltijos šalim. Bet jeigu man reikia kažkokią parašyti tezę, tai viskas aš galvoju, kaip man čia pristatyti Baltijos šalis, ką reiškia Rusijos sankcijos, ką reiškia gyventi prie Rusijos ir panašiai. Tai iš tikrųjų, va toks mano kelias ir buvo, tas toksai akademinis, kaip aš atėjau iki politologijos. Šiaip žiauriai įdomu, o tau nebuvo tokio, vat, žinai, kai kartais atrodo, kad aš noriu studijuoti kažkokį tai dalyką ir kai tu pradedi studijuoti, gilinti, suprasti visą sistemą ir dažniausiai visi sako ypač apie politiką, kaip viskas sudėtinga, iš tikrųjų, mums atrodo ir stebinti šalies, kad vat, jeigu aš būčiau ten prezidentė arba ten kokia, žinai, parlamentarė, tai aš ten daryčiau tą ir aną, o tu iš tikrųjų, kai jau supranti, kaip visas tas biurokratinis mechanizmas vyksta, tu supranti, kiek vienas asmuo mažai turi galios, kad tau reikia tokios didelės komandos palaikymo pakeisti kažką pasaulyje. Koks tavo buvo tas kaip įsivaizdavimas ir versus realybė, ar ne? Tai iš tikrųjų, taip, visiškai tikslingai labai pastebėjai, nes pas mane taip ir buvo, kad aš pradėjau visokias eiti tas praktikas. Tai mano pirmoji buvo nevyriausybinė organizacija, Transparency International, tai čia iš tikrųjų Lietuvoje aš atlikau praktiką, bet ji buvo susijusi su skaidrumu ir korupcija visame pasaulyje. Tam tokia tarptautinė, sakyčiau, institucija labiau yra. Ir tada aš dirbau banke, bet banke irgi pasirinkau su labiau tokia politiška kryptimi, tai buvo ekonominės sankcijos, tai buvo labai daug apmokymų, kaip pastebėti pinigų plovimą, jeigu mes kalbame ten, tarkim, apie seksualinį, ten tą sex trafficking, kaip būna transportacija visos prostitucijos ir panašiai. Tikrai tokios buvo rimtos temos, kur tu galėjai, kad tu supratai, kad tu darai kažką, kas yra labai svarbu, bet realybėj tai buvo tiesiog sėdėjimas prie kompiuterio ir tiesiog pildymas įvairiausių formų ir stebėjimas, kokie, žinai, ten praeina tie pavedimai. Tai čia jau man buvo tas toksai, kad tas darbas netoks, atrodo, jis idėja skamba labai gera, bet iš tikrųjų jis nėra toks. Ir tada aš dirbau konsulate, tai Lietuvoje žmonės, kas galbūt negyvena užsienyje, tai kaip ambasada, tiesiog ne sostiniai. Ir žodžiu, ir ten aš šiek tiek labiau su Lietuva pradėjau dirbti, pamačiau tą užsienio reikalų visą ministeriją iš vidaus, kaip atrodytų ta diplomatija. Tai aš pamačiau ir tą nevyriausybinį sektorių, ir diplomatiją, ir kaip gali atrodyti, pavyzdžiui, jeigu dirbi privačioje kažkokio institucijoje kaip bankė. Ir žinok, visas tas mano darbas buvo tikrai netoks glamūrinis, kaip atrodo. Aš atsimenu, mano viena inspiracija buvo Clooney žmona, Amal Clooney, ir ji yra tarptautinių, kaip pasakyti, international lawyer, tai tarptautinė advokatė, kuri atstovauja žmogaus teisės ir panašiai, tikrai labai įsitraukusi į įvairius konfliktus yra ir reprezentuoja tiesiog žmonės, kurie nukenčia. Ir tikrai netrodė taip tas darbas, nebuvo jisai toks glamūrinis ir aš atsimenu, vienas toks buvo irgi kritinis momentas, kai mes dirbau Lietuvoje ir buvo tokia iniciatyva, kur mes skambinom žmonėm klausti apie jų, kaip pasakyti, apie jų patirtį dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose. Nežinai, kaip, pavyzdžiui, būna, reikia sutvarkyti kažkokį tai tiltą ir valdžia skelbia skelbimą, kad mes ieškome žmonių ir tu gali siųsti savo aplikaciją. Ir mes tiesiog norėjom paklausti, koks yra žmonių, kaip visa tai atrodė iš vidaus, ar ten yra skaidru, ar buvo kažkokios korupcijos, kažkas neteisingai įvyko. Ir mes paskambinom ir vienas žmogus pradėjo juoktis ir sako, jūs Don Hikotai Lietuvos, jūs čia, žodžiu, jodinėjate ant savo žirgų, bet niekam neįdomu. Aš nenoriu kalbėti. Taip, ir iš tikrųjų, aš tada supratau, kad
kokia apatija. Taip, ir žmonės, net jeigu mes norim jiem padėti, mes jiems skambinam, mes klausim, norim taisyti tą visą situaciją, jie juokiasi iš mūsų ir jiem tikrai buvo neįdomu. Mes ten rašėm, pavyzdžiui, analizavom Seimo narių dienotvarkės, kur jie eina, kur jie leidžia laiką, ar švaisto tą laiką. Kur jie leidžia pinigus. Taip, ir mes darydavom ataskaitas ir niekas neskaitydavo tų ataskaitų, gal ten, nežinau, iki 1000 žmonių. Dirbau vėliau tokioje nevyriausybinėje institucijoje, čia jau Amerikoje, Ilinojui, kur mes analizuodavom Ilinojaus biudžetą ir kur ten nueina pinigai, ne ten, kur nereikia. Ten, žinok, maksimum 500 žmonių buvo prisijungę prie mūsų naujienlaiškio. Tai iš tikrųjų tikrai aš jaučiausi, kad ne taip buvo viskas, kaip aš įsivaizdavau, čia nebuvo Europos parlamento asimiliacija ir aš turėjau kelis kelius, kur aš galiu eiti. Tai aš galėjau bandyti dalyvauti rinkimuose, kad mane kažkas išrinktų, tai čia būtų labiau vidinė politika, arba grįžti į Lietuvą ir galbūt eiti tuo diplomatiniu keliu ir, žodžiu, bandyti užsienio reikalų ministerijoje dirbti. Bet buvo ten mano gyvenime labai daug niuansų iš tikrųjų, buvo ir tai, kad Algirdas atsirado ir man reikėjo rinktis čia toksai, arba aš važiuoju į Washington DC, arba į Lietuvą, bet dabar aš turiu Algirdą ir mes jau abu turim ieškoti kompromiso. Bet priedo ir buvo tas, kad aš pradėjau ieškotis darbo, realiai, kur aš galėčiau eiti. Ir toks tiesus kelias buvo į taip vadinamus think tanks, tai yra nevyriausybinės organizacijos, kurios analizuoja situacijas ir rašo visokius darbus, patarimus, apšviesti žmonės, kaip aš sakau, su tom ataskaitom, kurias mes darėm. Ir kartais dar tos analizės yra naudojamos ir informuoti valdžią, tarkim, tam tikrus, žmonės, kurie daro sprendimus ir jiem reikia žinoti tam tikrą informaciją, tai, žodžiu, think tank. Ir aš, žinok, visų pirma, dirbau tuo metu tokioje nevyriausybinėje organizacijoje Truth and Accounting ir aš pakalbėjau su savo tuometinę vadovę ir ji man sako, čia apie Illinois Policy Institute kalbu, ir sako, žinok, Nerija, kaip ir gerai, ten viskas tikrai labai gerai, kad tu ten eisi dirbti, bet tu turi žinoti, kad ten tas vadovas tos institucijos yra toksai keistas vyras ir, žinok, aš tave įspėsiu kaip moteris. Ir jinai taip man tiksliai nepasakė, bet tokį užmetė, kad, žinok, ten tas vyras gali būti ir pavojingas moterim, ir jaunai mergaitai. Žinai, gal jinai buvo susidūrusi, gal kažką matė. Ir man jau tas toksai, aš dabar čia lysiu į politiką, į, žinai, kur vyrai dažniausiai dominuoja ir jauna mergina ateina, žinai, naivi ir man tas toksai paliko tą tokį, žinai, kad ar tikrai aš noriu ten eiti ir aš tikrai būdavau apsupta labai daug vyresnių žmonių už save toj politikoje, žinai, niekas rimtai tave iš tikrųjų nežiūrės. Ir dar buvo vienas niuansas, kad, žinai, kiek aš būčiau gausi pinigų, 44 000 į metus. Tai čia yra, o Jėzus, tai čia yra... Taip, ir čia prieš mokesčius mes kalbam. Tai tu įsivaizduok, palauk. Taip, tu eini, tu dirbi, tu turi tiek daug, žinai, aistros ir tiek daug idėjų. Tai tu čia badautum? Taip. Tarsi čia tu su 3 kambariokais turi realiai gyventi. Tai, žodžiu, 44 000. Čia su 4. Taip. Ne, čia yra kosmosas. Tai dėl to iš tikrųjų ir taip yra sunku, žinai, kad ta politika būtų skaidri, nes jie prisidaro tų non-profit kažkokių tais organizacijų, kurios ten remia kažką, ten tos finansavimus darosi, nes kaip kitaip tada, kitaip jiem pasimti tos pinigus, tai jiem reikia projektų, kad tie projektai vyktų ir kad būtų tie pinigai. Ne, žodžiu, aš pasijaučiau, kad tai yra nevertinama. Tai vat, tos visos mano patirtis, kur, žinai, žmonės yra apolitiški, jie nesidomi, jie nenori, jiem neįdomu, jie nenori tvarkyti proceso, bet priedo dar ir kad aš, žinai, negaučiau daug pinigų. Ir trečias dalykas, tai aš tuo metu turėjau pasiūlymą iš draugės prisijungti prie jų startuolio, tai jie įkūrinėjo finansinių technologijų startuolį ir sako, mums reikia žmogaus, kuris dirba su stambiais investuotojais. Sako, tavo diplomatinė patirtis ir taip kaip tu bendrauji, sako, aš manau, kad mes tau galim patikėti savo pardavimų programą. Tai aš buvau, ten 20 žmonių komanda buvo, kuri pradėjo viską ir jie man pasiūlė 2 kartus didesnę, ne, iš tikrųjų 3 kartus didesnę algą ir priedo bonusas, kuris, aš nežinau, koks bus mano bonusas, bet jis jau pirmais mano metais būdavo $10,000 į mėnesį. Bonusas. Bonusas prie mano algos. Ir ta prasme, čia buvo visiškai
nėra net ką lyginti ir priedo aš dar visas turėjau išsilaikyti licencijas, aš turėjau mentorių, kuris man padėjo, ten aš galėjau išmokti kažką naujo ir žinai, kalbant apie investicijas, apie akcijų biržą, tu žinai, kad tu turi ateitį. Ir aš pamačiau, kad pradėjo kilti žmonės, kurie yra verslininkai, kurie kažką yra pasiekę, kurie jau turi sukūrę kažkokius tai stambius verslus. Ir žmonės, žinok, jaučiu, kad labiau didesnį pasitikėjimą turi žmonėmis, kurie jau turi tokį kapitalą. 100%. Ir jie negalvoja, kad ateina žmogus į valdžią, kuris norės pasimti kažką tai savo. 100%. Tai va taip ir buvo, kad neteina žmogus, kuris čia pasibaigė politologijos mokslus, naivi mergina ir dabar visiems sakys, kaip jam reikia gyventi. Reikia prasigyventi. Būtent, tai aš kaip pamačiau, kad, žinai, yra ne tik Obamos kelias, yra ir verslininkų kelias, ten visokie Matijošaičiai pradėjo kilti, Trumpas atsirado, žinai, kad tikrai yra galimybės ir tu gali susišnekėti su žmonėm, tu tiesiog turi turėti gyvenimiškos patirties, tu turi žinoti, kaip veikia sistema ir tu turi suprasti žmonės. Ir aš pagalvojau, kad mano kelias politikoje galbūt čia neturi baigtis, dabar aš darau pauzę ir ieškosiu kažkokių būdų, bet vis tiek aš turiu tą savyje ir dabar ir kai per savo platformą tą influencinimo tikrai dažnai kalbu apie politiką, nes aš sakau, aš esu politiškas žmogus. Tai yra didelė mano gyvenimo dalis. Tave tai daro kitokią. Taip. Todėl, kad ne kiekvienas žmogus gali taip diplomatiškai reikšti savo nuomonę ir kai mes pradėjom bendrauti, kaip mes susitikom pirmą kartą kavos, prieš tai, kai aš tau parašiau ir buvo tas periodas, kada mes planavom, tu ten buvai išvykusi su mama į Florenciją. Taip. Ir aš jau tada tave stebėjau ir ten buvo tie labai tokie karšti įvykiai, Trumpo susitikimas su Zelenskiu. Taip. Mane, žinok, taip sužavėjo tavo sugebėjimas diplomatiškai išreikšti savo nuomonę ir aš taip sėdėjau ir galvojau, įdomu, už ką jinai balsavo, žinai. Taip. Ir aš taip negalėjau 100% pasakyti, kad tu, žinai, Republican. Aš tikėčiausi, žinai, ten dėl to, kad didžioji dauguma lietuvių balsuoja už Trumpą, mes pakalbėsim vėliau kodėl, kaip jie tas moralinės vertybės susidėlioja ir padaro tą sprendimą, bet man tikrai labai patiko tavo tas sugebėjimas, nes ne kiekvienas taip sugeba iš tikrųjų taip vesti, diskutuoti, užvesti tas diskusijas, nesusipykti, tai yra tokia, žinok, nesakyčiau, meno forma. Taip, ir mes pakalbėsim, iš tikrųjų, tai yra labai svarbus momentas, kalbant, kaip mes turim kalbėti apie tą politiką, bet aš dar pasakysiu, yra tikrai daug žmonių mano artimoje aplinkoje, kurie labai nusivylė galbūt, kad aš nejau tuo keliu ir ypač Lietuvoje, žinau, kad buvo žmonės, su kuriais aš dirbau. Taip, jie galvoja, kad mums reikia tokio žmogaus Washington DC. Bet palauk, bet jeigu kalbant apie, žinai, metus, tu esi tiesiog per jauna. Gal po 20 metų. Po 20 metų, nes aš galvoju, tam tikrom profesijom tu gali įgyti išsilavinimą, bet čia ne medicina, kad tu turi operuoti 30 metų, kad būtum geriausias chirurgas. Žinai, kaip sakydavo mano menedžeris, reikia turėti šiek tiek žilų plaukų ant galvos. Žinok, aš sutinku 100%, nes, tiesiog ir pati tikriausiai kartais susiduri su ta tokia nuomonė, kad ką tu čia šneki, tu čia ypač Instagrame. Būtent. Ta prasme, nesvarbu, kad tu turi pilną teisę, tavo patirties ir žinių bagažas leidžia tau diskutuoti, apie tai garsiai kalbėti, apie labai, tarkim, sudėtingus dalykus, bet ateina kažkoks žmogus, kuris, žinai, nežinau, ten suvirintojas ten koks nors, ar žmogus visiškai nieko neturintis bendro su politika, nebaigęs mokslų politikos ir jaunai merginai, tokiai kaip tau, kuri jau turi šitokią patirtį, sako, kad tu neturi teisės kalbėti, nes ką tu čia išmanai, tu čia tipo, jauna vos net tau pienas nuo lūpų nenubėgęs. Bet aš pasakysiu tau vieną dalyką, kad man aš nenoriu atrodyti žmonėm, kad aš kalbu tik todėl, kad aš žinau kažką. Aš kaip tik labai noriu, kad daugiau žmonių kalbėtų ir man patinka, kad tu kalbi ir nevengi iš tos temos. Aš atsimenu, kai mes tik tais kalbėjom ir tu man pasakoji tą istoriją, kur aš to sakiau, jinai mane sunervino net, kai tu sakei, kad tau kažkoks vyras rašė ir sako, tu geriau lik ten prie mados ir nekalbėk apie politiką. Tai čia pirmiausia, tai šita situacija buvo todėl, kad aš ten net nereiškiau, žinai, kažkokios tai labai savo nuomonės, ten buvo
kalbėjimas apskritai apie tai, kad aš nenoriu labai veltis į tai, nes žmonės truputį kartais susipainioja. Jie įsivaizduoja, kad jeigu tu ten, pavyzdžiui, pasakei, yra 2 kandidatai ir tu pasakai, kad šiuo atveju ten, tarkim, mes už jį, ar ne? Taip. Tai jie įsivaizduoja, kad tu ten su juo apsiženį, kad dabar viską, ką jisai darys, tu ten, žinai, oi, čia jisai geriausias, jisai ten klaidų nepadarys. Mes kritikuojam ir vieną ir kitą pusę, mes kritikuojam įvykius, mes kritikuojam kaip... Taigi čia žmonės, čia ne robotai. Tai tiesiog čia net nebuvo, žinai, toksai nuomonės kažkoks piršimas ir taip negražiai parašyti ir dar tai yra pažįstamas žmogus, su kuriuo ne kartą prie stalo esam sėdėję, vakarieniavę, maždaug... Tu ten, kaip jisai ten man pasakė, tu ten apie tą savo šmutkės kalbėk, čia tipo ne. Tai taip išeina, kad mes esam tokia mažoj, tokioj dėžutėj, jeigu aš nedirbu politikų ir nesėdžiu Seime, aš neturiu teisės net galvoti. Ir čia yra labai pavojingas dalykas. Tai yra labai, čia dėl to žmonės ir visų pirma nutolsta nuo politikos, nes jie galvoja, kad politikai yra kažkur toli, jie biurokratai, jie kalba nesuprantama kažkokia tais kalba, bet taip neturi būti. Iš tikrųjų, kas yra demokratija? Tai yra, kai žmonės valdo, kaip mes priimam sprendimą. Taip, žmonės, kuriuos mes išsirinkam, jie turi tarnauti mums. Tai yra rule by the people. Ta prasme, čia yra elementarus dalykas ir žmonės privalo domėtis ir privalo diskutuoti ir leisti kažkam išreikšti savo nuomonę. Mes šiek tiek vėliau pakalbėsim, kodėl aš renkuosi tokią neutralią poziciją, kodėl aš netikiu tą kulto apskritai politiką ir niekada jokiam kandidatui nesuteikčiau tiek daug galios pasakyti, kad aš esu už kažkokį kandidatą. Aš galbūt esu už tam tikrus įstatymus į vienos ir kitos pusės, bet niekada už kandidatą, todėl kad žmonės uždeda etiketę ir aš nei Obama, nei Clintonas, nei Trumpas, nei Bidenas neturi tiek įtakos mano gyvenime, kad jie gali reprezentuoti, ką aš galvoju. O žinai, kai tu pasakai, už ką tu esi, tai tada iš karto tave nurašo, trumpistė, baidenistė. Aš esu abu gavusi, tu abu gavusi, aš tai esu trumpistė vienu žodžiu. Man žodžiu po to įvykio su Zelenskiu rašė moteris ten viena užsipuolusi, kokia aš esu trumpistė ir kaip kišu savo diplomus ir žodžiu, įžeidžiau Zelenskį, o aš tiesiog pasakiau, kad man patiko labiau Jungtinių valstijų ministro pirmininko, žodžiu, taktika, kaip jis ten tą laiškelį atnešė nuo karaliaus ir panašiai. Ir tas ego paglostimas. Ir čia tiesiog yra asmeninė nuomonė, bet aš patapau trumpistė. Iš kitos pusės sukritikavau Trumpo komunikaciją, kuri man irgi yra kvestionuojama, todėl kad joks prezidentas kitas taip nedarė. Ir ten iš Palestinos, žodžiu, iš Gazos padaryti kažkokią tais, žinai, Prancūzijos rivierą irgi man yra nepriimtina. Ir tada aš tapau baidenistė, jau ten ir vakcinų prisileidus ir panašiai. Bet, žodžiu, apie šitą pakalbėsim šiek tiek, kai kalbėsim apie tą Amerikos šiek tiek susiskaldinimą. Man yra įdomu, tu man buvai minėjusi iš tikrųjų, kad tu irgi studijavai politologiją. Aha, čia toksai mūsų, kaip sakau, kaip mes susipažinom, tiek daug panašumų buvo tarp mūsų. Tai taip, aš buvau įstojusi politikos mokslus ir iš tikrųjų čia norėčiau sustoti ir pasakyti, kad aš manau, kad tam tikri mokslai turi turėti savo laiką. Ir čia galbūt ir įvyko tas momentas, kada aš tik baigusi mokyklą, aš iš tikrųjų turėjau viziją dirbti su užsieniu. Aš vis tiek mačiau save verslas, kažkokie tarptautiniai santykiai, nes mano tėvai yra abu verslininkai, tai kažkaip galvojau galbūt kažkas į tą pusę, bet mano strategija buvo tokia, aš norėjau stoti į politikos mokslus ir magistrui rinktis tarptautinius santykius. Kas gavosi, po pusės metų aš išstojau ir perstojau į istoriją ir po istorijos nebestojau niekur, nes taip gavosi, kad tais metais, kai aš įstojau politologiją, aš dalyvavau chorų karuose. Ir, žodžiu, pradėjau intensyviai eiti muzikos keliu ir tiesiog fiziškai pasidarė nebeįmanoma ir, pasakysiu labai taip, gal negražiai nuskambės, man tos studijos pasirodė tokios neįdomios, nes aš kai perstojau į istoriją, man buvo tokių paskaitų, kur buvo taip įdomu, kad man net nereikėjo labai super duper ruoštis tenai, žinai, aš ateidavau į egzaminus, rašydavau savo esė nuo pradžios iki galo ir gaudavau 10 ir visi tipo, čia šita, o lele, pupytė gavo 10, tai žinai, tai ten būdavo tokių kuriozinių situacijų.
kada tikrai, žinai, tikrai man nebuvo lengva studijuoti, darant muzikos karjerą, būnant televizijoje. Politologija. Ir tai buvo tikrai labai sudėtinga, nors ir kai aš studijavau politiką tą pusmetį, tai aš dar nebuvau grupėje, aš buvau tik tai, tai buvo chorų karai, bet ir tada jau... Bet vis tiek buvo sudėtinga, buvo labai sudėtinga. Politologija čia per labai, daug tokie skirtingi pasauliai ir iš karto, žinai, ta dėstytojų tokia nuostata jau prieš tai, kad tu tikrai nesiruoši egzaminam, kad tu tikrai nusirašinėjai, tai žinai, tai čia va taip gavosi, kad aš perstojau ir aš manau, kad aš tiesiog buvau per jauna. Va dabar, jeigu aš stočiau politikos mokslus, tai aš kaifuočiau, nes man antiek yra įdomu ir aš tai priimu kaip tokią, žinai, tokį apsiskaitimą ir pilietinę, ne tik pilietinę pareigą, bet tiesiog elementarų apsiskaitimą. Nes bent jau nežinau kaip tavo patirtį, čia mes, kai einam ten, tarkim, vakarienių su draugais, eini į renginius, čia politikos temų labai retai kada aplenki. Visada kažkaip vienokiu ar kitokiu būdu tu palieti tas temas. Lietuvoje mes niekada apie politiką nekalbėdavom, nediskutuodavom. Čia tai yra tiek svarbu. Tai yra mūsų gyvenimas, tai antiek taip stipriai veikia ir keičia mūsų gyvenimą, tai yra, žinai, koks nors Trumpo skandalas ir aišku, kad mes apie tai kalbam. Tu girdėjai, tu žinai, o ten buvo tas ir anas. Tai jeigu tu neseksi įvykių, tai tu tokia būsi kaip višta. Taip, ir žmonės iš tikrųjų visus tos influencerius netgi cancelina, jeigu jie nepasisako. Dabar jau reikia priimti savo poziciją, nesvarbu, ar tu esi mados industrijoje, ar receptais daliniesi, tu privalai. Ir aš ten vėliau papasakosiu. Aš privalau. Tai žodžiu, man taip ir buvo, žinau, kai vyko ten tie visi įvykiai, aš tiesiog jaučiau tokį didelį spaudimą, nes prieš rinkimus kaip ir, pasakiau tą poziciją, kas mums atrodo, nes iš tikrųjų žmonėm, kurie gyvena Lietuvoje, jie nesupranta, kas čia vyksta, kodėl yra ten, tarkim, balsuojama už Trumpą, kai jisai nupieštas yra ten toks, šioks ir anoks, ar ne. Kodėl šitiek žmonių, ar ne, nes čia ne tik tai kelių žmonių nuomonė, jisai laimėjo populiariausią popular vote, laimėjo 3 houses, žinai, ta prasme, čia buvo toks valdžios perversmas, tokia galinga jėga, tai čia, žinai, ne tik Šiaudikytės nuomonė, ką jinai galvoja, aš net balsuoti negaliu. Taip, tai aš žmonės irgi skatinau iš tikrųjų pasižiūrėti giliau, ne todėl, kad jiem reikia suprasti tuos žmonės ar pritarti. Ar mažiau heitinti. Čia tiesiog suprasti, kodėl. Dėl to, kad net ir demokratai iš tikrųjų po viso šito įvykio aš labai tikėjausi, kad demokratų partija transformuosis, nes demokratų partija gali būti centre, bet jie iš tikrųjų Nancy Pelosi nuėjo į New York Times ir davė interviu, kur ji iš tikrųjų nepripažino ir neginčijosi su New York Times žurnalistais, kurie labiau yra toj liberalioj pusiai ir sakė, kad mums reikia keistis. Net Bernie Sanders sakė, kad mums reikia keistis. Ir jie tiksliai žinojo, kurie dalykai žmonėm nepatiko ir jinai sakė, kad ne, tai nėra priežastis ir jūs pamatysite, mes, žodžiu, laimėsime toliau ir čia kažkoks yra išskirtinis įvykis, bet ne klaidos, kurias padarė demokratai. Tai čia gal ir yra sunkiausia į visą tai žiūrėti, ten, tarkim, vertinant abi partijas, kas vyko visus šitus 4 metus, tai akivaizdus įvykiai, migracijos krizė ir daug visokių kitų dalykų. Visada yra nuolatinis bandymas išsisukti ir nepriimti tos atsakomybės. Tai tiesiog čia yra taip, kaip yra. Tikriausiai tai yra ne vieno žmogaus sprendimas eiti šitų keliu. Tai yra tiesiog toks partijos, kaip pasakyti, žingsnis, move, taip jie negali sau leisti pripažinti, kad jie padarė kažką blogai. Taip, ir aš manau, svarbu yra tai analizuoti ir, kaip tu sakai, bent jau turėti tą kitokią perspektyvą ir pasiskaityti kažkur kitur, todėl kad reikia žiūrėti nebūtinai į Trumpą kaip politiką, o kas davė platformą jam iškilti, kokie dalykai ten buvo pačioj, kurie leidžia iškilti tokiom polarizuojančiom asmenybėm kaip Trumpas. Kažko trūko, kažkas buvo padaryta ne taip ir todėl mes dabar turim tokią susiskaldžiusią Ameriką iš tikrųjų.
Tai aš galvoju, kad šiai dienai net jinai nėra susiskaldžiusi. Tas susiskaldimas tikriausiai sumažėjo, todėl kad labai didelė dalis liberalų požiūrį turinčių žmonių demokratų tiesiog perėjo į respublikonų pusę. Todėl mes ir turim tokią didžiulę persvarą. Bet ką noriu dar pasakyti, kad žinai, tie politikos mokslai, kad ir jie nebuvo baigti, bet labai daug konteksto aš gavau studijų metais iš istorijos. Dėl to gal pas mane nėra tokios baimės reikšti to savo nuomonės, nes aš nebijau būti nepatogi, niekada neturėjau tokios labai didelės vizijos ir noro ten visiems įtikti, patikti. Aš galvoju, kad visą laiką man gyvenime sekėsi labiausiai tada, kada aš esu asmenybė ir aš galvoju, kad kiekvienas žmogus turi turėti asmenybę, turi turėti savo nuomonę ir turi ją suformuoti būtent tiek, kiek turi žinių ir kiek savo tų žinių pats įdeda į save. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad baigiau tos mokslus ir žinai, kai man kas nors bando ką nors pasakyti, tai aš irgi galiu pateikti, gal žinai, ne politinio konteksto tiek, kiek tu ir tiek tokios patirties turint jau ir dirbant ir buvus Washington DC ir žinai, ir tiek visokių projektų dalyvavus, bet vis tiek to prisilietimo prie politikos, kaip ir kalbant ar ne, apie Pirmą pasaulinį karą, Antrą pasaulinį karą ir tai visi tie įvykiai, tikrai daug to konteksto tau suteikia kaip žmogui kažkokį tai požiūrį savo atsinešti į šitą pasaulį. Man iš tikrųjų labai įdomu, kaip tu taip sugebi išlaviruoti ir būti neutrali, kaip tau neužkyla spaudimas, nes aš tai jau pastebėjau, aš esu tikrai toks labiau emocionalus žmogus. Tu moki kontroliuoti savo emocijas net ir karščiausiose situacijose. Tai kai vyksta tokie politiniai sprogimai, vat kaip tu sugebi išlikti tokia neutralia, duok tu mums paslaptį. Tai iš tikrųjų, tai čia yra, žinok, mano metai universitete, bet nebuvo kažkokia specifinė paskaita, kuri išmokina, kodėl tu... Bet gal kažkokia patirtis buvo, kažką tu gal matei, kas... Patikėk manim, žinok, kai išrinko, žodžiu, Trumpą, aš tada buvau, atsimenu, žmogaus teisų paskaita, man pirma buvo tą dieną. Tai čia 2016. Taip, 2016 metais. Ir aš atėjau tą žmogaus teisų paskaitą ir aš jau žinojau, ten tikrai buvo ir mes šeimoje turėjom labai daug diskusijų. Nes man galbūt tai nebuvo taip emocionalu, kaip mano jaunai sesiai, jinai yra Generation Z jau tikros tos kartos, ir pas ją ir draugė jau buvo tikrai daug ašarų, aš jau žinau, kad ten bus intensyvu, bet aš nežinau taip, kaip mano visa politinė bendruomenė universitete į tai reaguos. Ir mes atėjome tą žmogaus teisų paskaitą ir mūsų profesorius darė tylos minutę susikaupti. Aš tau pagerbti nepavykusius rinkimus ar kažką? Tai tiesiog leisti žmonėm, nežinau, susitvarkyti su emocijom ir ten žinok, tikrai aš nesupratau, kaip mes, kaip politikų bendruomenė, kurie turime analizuoti šiuos įvykius, kodėl tai įvyko, kas bus dabar ateityje, kas tai yra per įstatymai. Mes darom tylos minutę. Kaip kokie, žinai, naujagimiai, kaip kokie, žinai, nepasiruošę gyvenimui. Paverkim dabar. Taip, ir žinai, ir ten, aišku, specifinė žmonių grupė renkasi žmogaus teisės paskaitą. Ir ten buvo tikrai žmonių, kuriem buvo isterija, kurie verkė ir kurie išreiškė savo mintis ir jie garsiai pasakė, kad aš nenoriu, kad čia nei vienas žmogus būtų, kuris balsavo už Trumpą, nenoriu matyti jokios ten raudonos tos kepurės ir panašiai. Ir aš tuomet supratau, kad jeigu aš noriu su žmonėm kalbėti ir atrasti kažkokį tais kompromisą, aš visą laiką turiu tiesiog būti logiška, argumentuota, kalbėti faktais ir statistikom ir niekada ne emocijom. Nes aš turėjau ir patirtį su savo sesė, kuri kalba emocijom, ir turiu patirtį su žmonėms savo paskaito. Ir iš tikrųjų dar vienas buvo įvykis, irgi toksai labai stiprus, kai aš ėjau į kitą paskaitą. Irgi mokykloje Amerikoje mokytojai negali būti politiški, bet universitete dėstytojai gali. Ir žodžiu, buvo international law, tarptautinė teisė. Ir mes tiesiog klausėm, ten buvo iš tikrųjų tas visas įvykis, kai Trumpas uždarė sienas ir buvo tas musulmonų banas visas, Muslim ban. Ir jinai gavo tą žinutę, nes jinai, man atrodo, ir pati advokatė buvo, ir kažkurio tai metu iš klasės išėjo viena mergina, kuri į tualetą nuėjo. Ir mūsų dėstytoja patraukė taip savo iPadą ir sako, palaukit, aš turiu minutę susikoncentruoti.
nes man toj ašaros bėgs, žinokit, aš turiu tiek daug įtampos, kai čia yra ta mergina ir aš nesuprantu, apie ką jinai kalba, nes, mes ten nesam visi draugai paskaitoj. Tiesiog, gal kažkas žino, gal kažkas artimiau bendrauja ir aš tiesiog vėliau paklausiau savo draugės ir sako, tai yra todėl, kad toj klasiai buvo Respublikonų partijos, žodžiu, ten buvo kaip klubas, Respublikonų partijos klubo prezidentė. Ir jinai tiesiog yra, įsivaizduok, aš dabar būčiau ten demokratų klubo prezidentė ir kažkoks profesorius jaustųsi blogai, nes aš atstovauju kažkokios tai partijos interesus, ten tiesiog susibūri su bendraminčiais ir, žodžiu, kaip ten visokie Charlie Kirk ir panašiai. Jie tikriausiai irgi tokie buvo. Bet, atrodo normalu, ar ne? Man tai nebuvo normalu ir aš, ta prasme, aš visai tikėjausi kitaip, kad mes kaip politologai, mes būsim, kaip aš tau ir sakau, logiški, argumentuoti ir taip, aš suprantu, kad dabar politika yra šiek tiek daugiau negu tiesiog kažkokie įstatymai, aš suprantu, kad tai paveikia žmonių gyvenimus, paveikia, ar jie gali tuoktis, ar jie gali turėti vaikų, kaip jie gali turėti vaikų, ar jie turi teisę, žodžiu, ten visi tie abortai ir panašiai. Taip. Aš suprantu, kad tai paveikia jų asmeninės teisės ir tai žmonėm gali kelti labai daug emocijų, bet kokiu atveju mes turime išlikti logiški ir mes turime kažkokį kompromisą atrasti ir ypač gyvenant Amerikoje, kur yra tiek daug religijų, tu nenori, tu bendrausi su žmogumi, kuris turi kažkokią tais kitą požiūrį. Būtent, ir žinok, tada man šitie visi momentai parodė, kad aš niekada neleisiu nei partijai, nei kažkokiam tai prezidentui atstovauti manęs pilnai, nes aš, man atrodo, tau sakiau, geriausias atstovas savo esi tu, kai esi prezidentas. Ir tai jeigu atstovauji savo interesus, o nežinai visų. Tuomet tu gali sakyti, kad aš, kadangi esu prezidentas, aš tikrai esu už save. Kodėl tu turi partijai ir kažkokiam tai politikui leisti tave atstovauti? Bet kaip tu, pavyzdžiui, tada balsuoji? Tu gali balsuoti? Taip, tai tu gali rinktis tiesiog pagal tam tikrus įstatymus. Pavyzdžiui, jeigu tau, aš kaip kalbėjau savo Instagrame, yra tam tikra vertybių tavo prizmė. Kažkam jo gyvenimo etapų yra svarbiau, tarkim, verslo sąlygos. Kažkam yra visiškai nesvarbu, ta prasme, smerkti žmonių, kad jiem yra nesvarbu kažkieno teisės. Aš esu labai empatiškas žmogus ir aš irgi tikrai turiu tą pusę, kuri aš suprantu, kad tai yra labai svarbu ir negalima iš žmonių atimti tam tikrų teisių, bet aš nesmerkiu žmonių, kuriem yra svarbiau išlaikyti savo šeimą ir turėti galimybę eiti darbą ir užsidirbti. Ir kad jiem yra nesvarbu ten, tarkim, kas į kokį tualetą galės nueiti. Bet kitam žmogui tai yra labai svarbu. Taip, tai yra gyvenimo klausimas. Tai yra gyvenimo klausimas, tai aš suprantu, kaip tai yra svarbu, bet iš kitos pusės mes nejudėsim į priekį, jeigu mes susikabinsim tik tais į savo, mes turim atrasti kompromisą ir galim paaiškinti, galbūt mums susistatom visi verslą, kad mums ekonomiškai viskas yra labai stipru, tada mes pakalbėsim apie kitus dalykus, bet žmonės labai išsiskiria, nes vieniem yra labai svarbu ekonomika, kitiem yra labai svarbu visos tos socialinės problemos. Kitiem yra svarbu, pavyzdžiui, abortų klausimas. Tai yra numeris 1 ir svarbiau už migracijos krizę ir už kitus visokius dalykus. Taip, nes jiem yra svarbu moterų teisės ir čia ir išsiskiria demokratai ir respublikonai. Bet mes mūsų nuomonės gali išsiskirti, bet mes neturėtume vieni kitų cancelint ir neturėtų būti tokios situacijos, kad maždaug tu savo darbdaviui negali pasakyti, žinai, kad tu ten turi kitokias politinės pažiūras, nes tu bijai rasti darbą. Kaip, pavyzdžiui, mano kaimynė, ir čia yra galbūt didžiausia problema, ir ten, tarkim, nesvarbu, kurioj ten aš asmeniškai pusėje esu ar nesu, bet man asmeniškai tai netrodo normalu, kad žmonės, kurie yra respublikonai, turi visada tai slėpti. Kai tuo tarpu, pavyzdžiui, demokratai gali atviru tekstu, tarkim, ir net tos pačios žvaigždės, labai raiškiai, aiškiai ir taip intensyviai deklaruoti savo, ten, tarkim, požiūrį ir žeminti tuos. Man nepatinka, žinai, pasakysiu, man nepatinka tas žeminimas respublikonų ir aš irgi galbūt nesu pats labiausiai empatiškiausias žmogus, bet ta neteisybė, kad tai jeigu mes turim, tu esi ten, pavyzdžiui, demokratas, aš esu respublikonas, tai tu turi savo argumentą, aš tu turiu savo argumentą ir mes susitinkam per vidurį. Turiu žiauriai daug draugų, kurie, pavyzdžiui, yra absoliutus demokratai. Taip. Ir, tarkim,
aš išklausau ir sakau, sakau, iš tikrųjų make sense. Tai, ką tu sakai, aš pilnai suprantu ir aš visiškai nesutinku su ten abortų panaikinimu, bet tai yra vėl kažkokios detalės, kada tu tą abortą gali daryti. Tai vėl čia, žinai, iš vienos pusės vieni nori 100% visų teisių, bet atsiprašau, daryti abortą 8 mėnesį, ar tai yra normalu. Nu, žinai, tai vėl. Tai, ką tu sakai, iš tikrųjų, mes čia kalbam apie tą tavo vertybių prizmę. Ir kai žmonės save sustato į kažkokią, kai tu klausai, kaip tu balsuoji, tau nereikia pasakyti, ar tu esi respublikonas ar demokratas, nes čia nėra kažkokia futbolo komanda, ar ten krepšinio Žalgiris ar Lietuvos Rytas. Realiai ten yra tiek daug skirtingų įstatymų, ar tikrai viena partija visus 100% gali tave atstovauti. Vat kaip lietuviai galvoja, Lietuvoje yra tiek daug skirtingų partijų ir jie nebūtinai balsuoja visada už tą pačią, nes gali vienose rinkimuose viena partija turi geresnius pasiūlymus, kitose rinkimuose kita partija. O čia, jeigu tu balsuosi tiesiog visą laiką kaip respublikonas, tai taip tave ir tapatins su tam tikrais dalykais, su kuriais galbūt tu net nesutinki, nes pas juos yra labai specifiniai dalykai, galėsim pakalbėti, kuom jie išsiskiria, bet esmė yra tokia, kad Amerikoje 46% žmonių yra per vidurį. Jie yra centriniai ir rinkimai apskritai vyksta tik dėl to, kad žmonės nori paklausti, kaip per tuos rinkimus balsuos žmonės, kurie yra per vidurį. Todėl, kai manęs klausia, kodėl tu nepasirenki pusės, kodėl tu nepasakai, nes nereikia, nes ta prasme, tu gali būti nepriklausomas, tu gali būti per vidurį ir tarp kitko Bidenas buvo prezidentas prieš tai, kuris buvo labai centrinis, bet tiesiog pasisuko į šiek tiek tą progresyvesnę pusę ir todėl žmonės ir priedo, kaip tu sakai, tas buvo karas prieš konservatorius, prieš respublikonus ir viskas, žodžiu, ten taip susimalė, bet žmonės turi žinoti, kad nėra tik tais du pasirinkimai. Yra vertybių prizmė ir respublikonas, jeigu tu pasakai, tu respublikonas, aš iš karto galvosiu, kad tu esi prieš abortus, kad tu esi prieš tam tikrus dalykus, bet realiai tu gali būti kitoks. Pavyzdžiui, yra demokratų, kurie nenori vakcinų. Bet kodėl man kažkoks žmogus rašė, kad aš esu baidenistė ir prisileidusi vakcinų, nes jie tave sumala į vieną burbulą. Taip, ir man, pavyzdžiui, tas labiausiai erzina, kad tokia kažkokia kaip neteisybė tave iš karto nurašo. Tai aš tiesiog, žinai, šitoj vietoj jaučiu tokį, nežinau, mane erzina tas toksai, tas radikalumas. Taip. Ir nieko, žinai, viskas turi būti arba juoda, arba balta. Ir tarp kitko pati esu, žinok, netekusi, ten tarkim, nebuvom labai artimos draugės, bet turiu tokią situaciją, kada mes nustojom bendrauti dėl to, kad, aš pasisakiau, ten turėjau savo nuomonę, kai vyko tie Black Lives Matter. Ir ten, tarkim, žinai, įvyko tas įvykis, viskas yra tvarkoj, labai baisu, kaip tai įvyko, kas ten buvo ir visa kita, bet atoveiksmis to viso sprogimo buvo, nelabai suprantu, jeigu yra taip gedima dėl šito žmogaus, kurį uždusino policininkas, ar ne, bet reikia tada daužyti viską ir plėšti parduotuvės ir deginti. Ir aš gyvenau tam epicentre Holivude ir aš pasisakiau, kad tai yra baisu, ką tai daro ir mane nukencelina žmogus. Taip. Mano draugė, su kuria aš bendrauju, mane nukencelina, nes aš iš karto jau nurašoma esu į tą pusę. Bet gal aš galvoju kažkur per vidurį, tai aš manau, kad tas ir yra svarbiausia ir dėl to aš labai sutinku su tavim, kad mes tikrai turime apie tai kalbėti ir kuo daugiau kalbėti, diskutuoti, kuo neutralesnėje pozicijoje ir kalbėti apie tą moralinę skalę, aš manau, kad yra tikrai labai svarbu. Tai žodžiu, jokių cancel čia pas mus nebus. O dabar, kaip vis tiek politikos mokslus baigus, tu galbūt gali papasakoti mūsų žiūrovams, kas yra, nes aš nenoriu atrodyti kažkokia ekspertė, aš jau senai nutolusiausi nuo to, bet pasistengsiu. Labai žmoniška kalba, kaip ir sakėm, kai mes ruošiamės šitai temai, iš tikrųjų, ir aš galvoju apie tai, kaip viskas vyksta Lietuvoje ir kaip skirtingai vyksta viskas čia. Kiek daug partijų mes turim Lietuvoje ir kaip viskas sutraukta. Čia, žodžiu, tu negali išsirinkti per vidurį. Tu turi arba vienoj pusėje būti, arba kitoj. Ir kitas dalykas, tu turi net būti registruotas. Iš tikrųjų, taip yra sudėtinga, pavyzdžiui, pakeisti partiją, tau net ballots nesiunčia, jeigu tu esi demokratas, tau nesiunčia respublikonų kandidatų balsuoti, tai tu turi pereiti dar ten kažkokį kelią procesą, pakeisti partiją. Tai tu tiesiog papasakok trumpai, kas yra demokratai ir respublikonai, labai trumpai. Taip, tai iš esmės
Žinai, iš šitos partijos čia turiu labai juokingą faktą, iš tikrųjų prieš 200 metų, kai jos susikūrė, tai demokratai buvo kaip dabar yra respublikonai, o respublikonai buvo demokratai. Tai demokratai iš tikrųjų atstovavo tos tokius paprastus žmonės, ūkininkus, kurie iš tikrųjų buvo pasisakę prieš federalinę valdžią. Jie norėjo, kad juos valdytų ta tokia mažesnė valstijų valdžia. Jie buvo tiesiog paprastas žmogus, kuris norėjo užsidirbti ir priedo dar jie buvo už vergovę. O respublikonai susikūrė, nes jie buvo kaip opozicija vergovai. Taip, o dabar iš tikrųjų ta partija respublikonų visiškai kitaip vadina, nei kaip istoriškai viskas buvo. Ir iš tikrųjų viskas yra labai pasikeitę, bet keli tokie kertiniai principai, kuriuos pasakysiu, tai kalbant apie demokratus, jie tiki, kad valdžia turi būti daugiau įsitraukusi į žmogaus gyvenimą. Jie tiki, kad reikia taisyti tam tikrus dalykus, kur pavyzdžiui žmogaus apsaugos turi būti tam tikros, kalbant ten tarkim apie verslą, turi būti ir minimalus kažkoks atlygis užtikrintas, visokios ten aplinkosaugininkystės įstatymai ir panašiai. Priedoje yra šiek tiek labiau, net ne šiek tiek, o jie yra labai progresyvus, kalbant apie LGBTQ+, kalbant apie moterų teisės ir panašiai, tai va, kodėl mes kalbam, kad tie visi abortai, tai viskas, kas yra progresyvu, kas yra labiau valdžia, kur tvarko tam tikrus procesus, kurie natūraliai nepasidaro, kad apsaugotų žmonės, taip, tai čia yra demokratų partija. Ir vat, kalbant apie tą, žinai, valdžios įsitraukimą, tai jie labiau yra ir už visas tas tarptautinės institucijas, kur šiaip ir respublikonai yra, bet kalbant apie ten, tarkim, NATO, apie visas tas koalicijas dėl energijos ir panašiai, ten Paris Climate Act ir panašiai. Tai demokratai yra tie žmonės, kurie, žodžiu, viską inicijuoja tuo klausimu. O respublikonai, jie nori žmogui duoti teisę, nuspręsti, kaip jis nori gyventi. Tai valdžia įsitraukia kuo mažiau, jie kuria labai gerą atmosferą verslui, nes yra daug mažiau apsaugų. Jie tiki, kad pats marketas gali save pataisyti, kur reikia, kad pats verslas ir žmogus ten tais ekonominiais principais paklausa pasiūla nuspręs, kiek ir turi būti kompensuojamas to žmogus ir panašiai. Tai tiesiog daugiau laisvės ir priedo yra respublikonų partijoje dvi grupės, nes yra vieni, kurie yra su respublikonais dėl visų tų ekonominių dalykų, kad tau tiesiog suteikia teisę, tu gali pats nuspręsti, kaip tu nori gyventi savo gyvenimą, bet iš kitos pusės tai yra tokia ir ironija, nes jie irgi turi tą krikščionių bendruomenę labai didelę savo pusiai, tai nors jie ir nori žmogui duoti daugiau teisių, būti atsakingam už savo ekonominį gyvenimą, socialiai iš tikrųjų yra pas juos tam tikrų dalykų, kur atrodo, kad jie netgi labai nori kontroliuoti žmonių gyvenimą. Tai kalbant apie moterų teisės, apie abortus, apie ginklus, jie pasisako už tą konstitucinį antrą Second Amendment, kad tu turi a right to bear arms, tai kad tu turi tą savo galimybę apsiginkluoti. Tai vat, iš vienos pusės jie ekonomiškai labai laisvi, bet socialiai ta jų krikščionių pusė tikrai gali sukelti tą tokią ironiją, kad atrodo, kad bet tai palaukit, tai jūs sakot, kad pasisakot už mažą valdžią, bet iš tikrųjų primeta tam tikrus principus. Tai ta respublikonų partija irgi turi labai daug niuansų. Apskritai ir demokratai taip pat, nes kaip ir sakiau, yra ta skalė, kur tu gali būti visiškai radikalus čia ir gali kažkur per viduriuką susijungti, žodžiu. Taip, ir šiaip, kiek girdėjau, yra daug tokių užsislapstinusių demokratų respublikonų partijoje ir atvirkščiai. Ir šiaip, vat, kaip prisimenu, buvo 2016 rinkimai, mes ten irgi, žinok, turėjom tokį emocinį lūžį. Aš tada buvau New York'e, kai įvyko tie rinkimai, man buvo šokas, kad Trumpas buvo išrinktas ir negalėjau suvokti, kodėl, nes tuo metu visiškai nebuvau politiška, nesekiau visai. Žinau, kad, žodžiu, Trumpas yra blogai, Hillary yra gerai. Kaip ir nėra gerai, bet tikriausiai nieko blogiau už Trumpą negalėtų būti. Ir buvo tikrai, aš manau, visiems didžiulis šokas, kai jis laimėjo pirmą kartą. Ir kadangi jau po to aš sutikau savo vyrą Amerikoną ir man buvo taip įdomu, kaip čia taip įvyko. Ir jo atsakymas buvo paprastas, tarp kitko, jisai nebalsavo už jį, jisai yra, šiaip kaip ir skaitosi liberal conservative, tai jisai yra tas per vidurį. Taip. Tiesiog Trumpas paėmė didžiąją dalį žmonių būtent tuo atstovavimu jų interesų. Jis apsuko valdžią į tą pusę, kad, ta prasme,
dirbančios klasės žmonės yra irgi svarbus, nes iki vienu žodžiu, iki 2016 buvo viskas taip kažkaip pasisukę, kad kilo ir augo visi, žinai, kaip ten, turtingi turtingėja, o ta vidurinė klasė, jų gyvenimo sąlygos yra labai sudėtingos, nes ir įstatymai nepalankus, ir mokesčiai dideli, ir vienu žodžiu ten įvairiausios ten green energijos pertvarkos, labai daug sektorių, kur dirbančiai klasiai iš tikrųjų buvo didelė problema. Tai vat, kaip tu, pavyzdžiui, vertini, kadangi tu jau gyveni nuo 17 metų, man įdomu tavo tas insight, kaip tau pasirodė ekonominių ir ten tarptautinių mastų pasikeitimas valdžios, kai buvo pirma Trumpo kadencija, iki Trumpo, po Trumpo ir paskui Bideno, nes tu išgyvenai visas tas kadencijas Amerikoje. Aš tos patirties neturiu, aš atvykau čia nuo 20 metų, biški paskraidžiau, tai aš žinojau ir mačiau, kad ekonomika bumino, ta prasme su Trumpu visi, žodžiu, turtingi buvo ir visiems viskas labai gerai sekėsi, iš tikrųjų ekonomika, jo tie planai, kurie buvo labai kontroversiškai vertinami dėl visos taksų pertvarkymo sistemos, tai čia buvo irgi tas arba pavyks ir bus labai gerai, arba bus katastrofa, tai pavyko. Tai vat kokia tavo buvo įžvalgos, kokios tavo buvo įžvalgos, tarkim, visais šitais kadencijų metais? Taip, tai visų pirma, kalbant apie tai, kodėl jisai iškilo kaip kandidatas, tai labai sunku pasakyti, nes man atrodo, kad viskas buvo gerai ir prie Obamos. Ir aš iš tikrųjų labai daug žmonių sako, kad Obama yra kaltas, kad iškilo toks žmogus polarizuojantis kaip Trumpas, nes bet kokiu atveju, kad ir kokią pusę jis atstovauja, jis yra polarizuojanti asmenybė, todėl kad taip, kaip jis išsireiškia ir kokius pasiūlymus jisai sako, yra tas dalykas, kuris skaldo žmonės. Ir tiesiog jo asmenybė yra šlikšti. Taip, tai kalbėkim, jis yra labai toksai, nežinau, labai ego didelis, taip. Labai ypač dabar jau jisai iš tikrųjų, man atrodo, 50% yra, jis nusileidęs ant žemės, jis jau kažkaip ir šneka normaliau, pirmi tie 4 metai, tai ten buvo siaubinga, žinai, pavyzdžiui, mane tai sunku yra įžeisti, tarkim, aš nesu ta jautri asmenybė ir nesu ta mažuma, kur ten, žinai, kiekvieną žodį, aš ten, žinai, eisiu paverkti, bet yra tokių žmonių, kurie žiauriai jautri ir vat jo ten tie pasisakymai nusiaubinga, tokie offending ir tokie aštrus, kad kodėl, kam tai pasakyti, juk ne tai, ką tu sakai, yra svarbu, kaip tu tai pasakai, tu gali pasakyti tai šlykščiai, arba tu gali pasakyti taip diplomatiškai. Tai reikia kalbėti kaip Nerija. Tai esmė yra tokia, kad Obama, man atrodo, kad viskas buvo gerai prie Obamos ir aš nežinau, kaip jautėsi žmonės tie tokie labiau konservatyvus, nes iš tikrųjų buvo pradėta kalbėti apie rasę. Ir, žinai, nes Obama buvo pirmas mūsų juodaodis prezidentas. Ir buvo pradėta kalbėti apie šitą. Buvo įvairiausių įvykių, kur atrodė, kad Obama labiau, nors Obama man atrodė labai centrinis prezidentas, atrodė, kad jis toks man jautėsi stabilus. Toksai, žinai, taip atrodė, kad, kaip ir nėra labai gerai, bet ir nėra labai blogai. Bet čia vėl, žinai. Būtent. Ir tikrai nebuvo ten tokių kažkokių labai svarbių momentų, kur galėtum pasakyti, kad jis įžeidžia konservatyvius žmonės ir, žodžiu, mes... Ne, jisai klasiškas buvo prezidentas. Taip, jis buvo tikrai toksai, žinai, negėda, buvo už jį, kaip jisai save vedė, jis turėjo tą tokį, žinai, stotą, tokį prezidentinį stotą. Tikrai, ir man tikrai nepasirodė, sakau, kažkas ten turėjo būti užslėpta, kad kažkuri pusė jautėsi tokia užspausta, kad jie laukia tokio prezidento kaip Trumpas, kuris kalbėtų jų kalba ir kad jie sakytų, dabar atsirado žmogus, kuris mane supranta ir aš gyvenau priespaudo ir mes dabar už jį balsuosim, nes iš tikrųjų buvo tas, iš kur tas kilo Make America Great Again. Tai kilo iš to, kad žmonės galvoja, kad Amerika eina žemyn. Ir aš iš tikrųjų to nepajaučiau. Ir man buvo sunku suprasti, kodėl taip atsitiko, ar jisai ėjo tiesiog, nes norėjo, kaip tu sakai, paglostyti savo ego, ar jis tikrai atsinešė kažkokią tais labai stiprią politinę programą. Ir žinai, kalbant, tiesiog apskritai žmonės labai dažnai klausia, kodėl lietuviai balsavo už Trumpą. Tai yra tas dalykas, kad konservatoriai, kažkuriuo tai metu konservatyvų žmonės jautėsi, kad jie yra prispausti, kad Obama vis dėlto prie jo įteisino gėjų santuoką homoseksualų, tai nežinau, ar Lietuva priimtina, pas mus tai galima sakyti gėjai. Gėjai. Tai esmė yra tokia, kad manau, kad
tuo metu, kai atėjo Obama, žmonės pradėjo išsiryškinti tuos skirtumus tarp liberalių žmonių ir konservatyvių. Ir kaip tu prieš tai minėjai, kad Respublikonų partija jautėsi, kad jie yra prispausti, kad iš jų šaipomasi, kad jie yra religingi, kad jie tam tikrais kitais dalykais kalba. Ir aš manau, kad, žinok, pagrindinis dalykas tai net galbūt nebuvo ta ekonomika ar imigracija. Man tikrai atrodo, kad tai buvo todėl, kad konservatyvų žmonės jautėsi, kad mes einame į kitą pusę ir jiem nepatiko ir atėjo toks žmogus kaip Trumpas, kuris pasiūlė kitą alternatyvą ir ypač su Mike Pence kaip viceprezidentas ir jie tiesiog manė, kad jis geriau atstovauja ir tas šeimos vertybės ir tiesiog priedo dar Respublikonų partiją, kad žmogus viską ima į savo rankas, nes prie Obamos buvo ten ir tas Obamacare, kur valdžia tikrai daugiau kišosi į paprasto žmogaus gyvenimą ir man atrodo, žmonėms nepatiko. Jie tiesiog suprato, kad atrado Respublikonus ir konservatyvius žmonės savo viduje. Bet, kalbant apie ekonomiką, apskritai pasižiūrint, kuom skiriasi tas Trumponomics ir Bidenomics, žinai, ar tas jautėsi. Iš tikrųjų, pas juos nėra taip, kad vienas turėtų kažkokį raktą ir atrakina ekonominę, žinai, tą programą, kuri, žodžiu, išgelbės Ameriką. Pas juos jie tiesiog prioritetus ir biudžetą sudeda ant skirtingų dalykų. Ir Trumpas viską daro kaip respublikonas nuo viršaus. Pas jį yra mažiau mokesčių. Pas jį leidžia žmonėms daugiau įkūrinėti verslų. Ten yra visokia pagalba. Nekišamos yra tam tikros programos, kur ten tu turi samdyti tam tikrus žmonės, kad pas tave ten būtų tas įvairovė, žodžiu. Pavyzdžiui, įsiterpsiu čia. Taip. Prie Bideno vienas iš niuansų, kas buvo tikrai labai didelė problema, kad prie Bideno kompanijos privalėjo priimti tam tikrą kiekį juodaodžio ar kitos rasės žmonių ir tai realiai žemina tavo, ta prasme, darbo kokybę, todėl kad tu teiki prioritetą žmogaus rasiai, bet ne jo sugebėjimams. Tai tu įsivaizduok, kaip darbdavys, tu vienu žodžiu gali turėti begalės problemų, tave gali paduoti į teismą ir visi tie sureikšminimai dėl tos rasės, tai buvo labai didelė problema. Tai Kalifornija iš tikrųjų buvo pasiūlymas, kad kiekviena kompanija turi turėti bent vieną moterį, bet ačiū Dievui, kad šitą nuėmė, todėl kad iš tikrųjų yra įvairiausių, žinai, industrijų, kur galbūt net gali būti labai sudėtinga pritraukti moteris ir gali jom ten būti pavojinga. Tai žinai, kas respublikonai ir demokratai išsiskiria tuom, čia toks vienas labai kritinis momentas yra, kad demokratai tiki rezultatų lygybę, o respublikonai tiki galimybių, žodžiu, lygybę. Ir pas juos todėl taip ir atrodo, kad prie demokratų būna taip, kad jeigu rezultatas yra blogas, mes jį bandysim ištaisyti patį rezultatą, bet ne tą priėjimą, kad visi talentingi žmonės turi turėti tokias pačias galimybės. Ir kai tik atvažiavau į Ameriką, aš irgi buvau ta tokia labiau respublikonų pusė ir galvau, aš esu tokia motyvuota, go getter, jeigu aš noriu, aš pasimsiu, bet tada, kai pradėjau, žinai, domėtis ir suprasti, kad žmonės ateina iš tikrai skirtingų gyvenimo kelių, kad aš esu labai privilegijuotas žmogus ir tikrai supratau, kad čia net nekalbam apie tą white privilege, ten baltą odą ir panašiai, bet vien tik dėl to, kad aš esu sveika, kad aš neturiu finansiškai išlaikyti savo tėvų, kad man nereikia, gal neįgalus gali būti pas kažką ir tas tikrai įtakoja tiek, kiek tu gali iš to pačio universiteto pasiimti. Ir, žinai, kalbant apie tuos ten, kai žmonės turi samdyti ar ten tam tikrą, žinai, procentą juodaodžių, ar tam tikrą procentą moterų, aš nemanau, kad taip galima tvarkyti, aš manau, tai yra labai problematiška tvarkyti tą patį rezultatą. Tu kaip tik turi tvarkyti tai, kad žmonės turi turėti lygias galimybės, kad jeigu kažkam yra sudėtingiau, tu turi investuoti į mokslą, kad visos mokyklos būtų tokios pačios. Sveikatos sistema. Būtų sveikatos sistema, kad jeigu kažkam yra sudėtingiau, tu turi tą daryti daug anksčiau, negu kai mes jau esam darbo, žinai, tam eigoje ir tu dabar čia bandysi kažką sutvarkyti, ką turėjai sutvarkyti, kai tam žmogui buvo 10 metų ir jis neturėjo tokių pačių galimybių, kaip ten Nerija, žinai, iš Čikagos. Bet paantrinsiu tau, kad iš tikrųjų mes esam laimingi žmonės. Mes galbūt turim patį tokį sveikiausią požiūrį, nes mes gyvenom Lietuvoj, ten tarkim užaugom konservatyvioj sistemoj, atvažiavom čia, kur esam Kalifornijai, kur yra viskas tikrai labai liberalu ir mes galim, kaip pasakyti, labai gerą išvadą padaryti. Taip. Ir pasirinkti ir iš tikrųjų
kuo ilgiau čia gyvenu, tuo labiau empatiška darausi ir suprantu, ką tu turėjo omeny, nes prieš 5 metus man irgi buvo taip, kiek čia tų benamių, kaip čia iš viso taip gali būti. Pas mus ten, jeigu aš iš Lietuvos galiu, tai visi gali. Jeigu čia mūsų Lietuvoje ten gali žmonės su 700 eurų pragyventi, kaip jie čia toj gatvėje, žinai, kol aš nesutikau, pavyzdžiui, vat, prieš savaitę, kiek prie baseino su Gisele gulim ir viena moteris su 4-mečiu sūnumi prie baseino, ten aišku nori pažaisti su šuniuku ir mes pradedam kalbėti ir jinai sako, mano sūnus išgelbėjo man gyvenimą, sakau, kaip? Sako, aš buvau gatvėje, sako, aš pastojau gatvėje, aš pastojau būdama homeless, man žinok net žabtai atvipo ir mes pasikalbėjome, jinai papasakojo savo gyvenimo istoriją ir aš sakau, kaip tu iš vis tapai benamė, nes normali moteris, vaikas, šalia sveikas ir tikrai, aišku, ten visa tatuiruota, matosi, kad pas ją yra istorija gyvenimo, ar ne, bet aš su ja bendrauju, gražiai, šiltai mes kalbamės ir jinai sako, aš praradau mamą ir mane paliko bernas. Ir vat tiek užteko, sako, aš neturiu to support system ir aš taip galvoju, vat šitoj vietoj tu negali pasirinkti tėvų. Aš užaugau šeimoje, kur kiekvieną vakarą mano mama ateidavo ir manęs paklausdavo, kaip tavo diena, ten jeigu man kažkas, aš ten paverkdavau. Aš turėjau didelę privilegiją. Čia jau yra laimė didžiausia gimti tokioj šeimoje. Kad tu laimingas eini į mokyklą ir susikoncentruosi ir mokinsiesi. Taip. O čia, pavyzdžiui, yra tokių atvejų, kur tu gimsti tokioj šeimoje, netektis, dar kažkoks netinkamas partneris ir tiek užtenka tau išeiti gatvę. Ir kaip jinai man papasako, kaip ten viskas vyksta. Ir aš taip, bet sakau, tai yra neįtikėtina, kad tu nustojai naudoti narkotikus ir dėl to vaiko, ta prasme, pakeitė visą savo gyvenimą, o tėvas vaiko, žinok, vis dar gatvėj. Tai va, tai baisu. Tai va čia yra mūsų didžiausia privilegija, žinai, ir aišku. Taip, kad žinai, kartais žmonės labai pyksta, kai ten sako, kaip čia taip galima, tas toksai, žinai, lietuviškumas toksai. Kaip čia taip, eik ir dirbk, eik ir kažką daryti. Ir man, žinok, irgi tikrai tas buvo. Ir aš žinau, kad, ir žinai, kas, čia vėl yra tiek daug niuansų, kad, pavyzdžiui, man yra pikta, kai aš matau, tarkim, savo patėvį, kuris įkūręs yra labai didelė kompanija ir ten įstatymai yra tam tikri, kurie ten jį stabdo, ar labai jis turi daug mokesčių susimokėti. Ir tada atrodo pikta, kodėl mes turime išlaikyti kažkokius kitus žmonės, bet tada aš grįžtu ir pagalvoju, ne, iš tikrųjų, man visko užtenka, mums visko užtenka, mes pasidarysim. Ir realiai mes turėtume labiausiai, žmonės, pyktis ne tarp savęs, ten respublikonai ir demokratai, o dėl to 1%, kuris kontroliuoja 32% Amerikos turto. Ir va tie žmonės, kurie iš tikrųjų, žinai, sako, ai, tai jie užsidirbo. Ne, jie turėjo prieimą prie mūsų natūralių resursų, labai dažnu atveju, kas ir mum turi priklausyti. Gavo įvairiausių lengvatų, ko negauna smulkus verslininkai. Ir realiai va tas 1%, tai kad mes, va man čia vienas dalykas, dėl ko pikta ant respublikonų, kad jie nespaudžia tų žmonių, nes jie galvoja, jie kurs darbo vietas ir panašiai, bet ne, jie kuria darbo vietas Kinijoje. Ir žinai, yra, sakau, vėlgi tiek daug tų niuansų, kur kartais pats nori galvoti vieną, bet tada tą čekinį, žinai, sako, check your privilege, čekinį, tada grįžti, pagalvoji, todėl man irgi tas toksai uždarimas žmonių, tu gali keisti savo nuomonę, tu gali kritikuoti. Taip, tu gali kritikuoti ir mes privalom kritikuoti, nes mes negalim būti tokie, žinai, close-minded ir įsimylėti į vieną, žinai, kandidatą, kaip ten mano, pavyzdžiui, viena artima draugė, čia kai įvyko tas incidentas su migracija iš Salvadoro, tas žmogus, kuris turėjo realiai teisę būti Amerikoje, jisai buvo per klaidą deportuotas ir dabar tas El Salvadoras pats netiduoda to savo, nes faktiškai jis priklausė tai grupuotį, bet jis jau buvo legaliai Amerikoje. Ir Amerika buvo pasižadėjusi, kad jo negrąžins į El Salvadorą dėl jo apsaugos ir jie padarė klaidą. Ir jie padarė klaidą ir dabar El Salvadoras netiduos savo ten gang memberio. Šiandien klausiau per New York Times, yra labai geras epizodas. New York Times kalbėjo su J.D. Vance, mūsų viceprezidentu, pasikvietė į Romą, kas man yra taip malonu, kad dabar New York Times yra tikrai
labai liberalus naujienų portalas. Šiaip jie turi ten Pulitzerio prizus ir jie yra tikrai pas juos aukšto lygio yra žurnalizmas, bet kur yra ta tokia nuomonės sekcija, jie yra labai liberalūs ir dažniausiai ir liberalius kandidatus paremė, bet jie turėjo žodžiu interviu ir man fainai yra girdėti, kad ateina mūsų viceprezidentas ir kalba su visai kita puse ir ta auditorija liberalesnė gali išgirsti. Tai jis kalbėjo, apie šitą incidentą, kalbėjo apie imigraciją ir tikrai jam uždavė labai sudėtingus klausimus, kad ta imigracijos sistema, kad kaip jie viską daro, tikrai gali būti labai daug klaidų, gali žmonės net 10 metų ir daugiau užstrigti toj biurokratiniai sistemui. Ir tikrai, rekomenduoju žmonėms paklausyti, nes buvo labai labai įdomu išgirsti, kai tikrai žmonės nebijo iš vienos ir kitos pusės atsisėsti ir vienas kitam užduoti sudėtingus klausimus ir dar labiau kompleksinius atsakymus. Taip, tai aš manau, kad taip ir turėtų būti ir kaip vyko šita situacija, aš iš karto draugė, mes ten turim panų čatą, sakau, pano, žiūrėkit, kas vyksta, kaip baisu, ar ne? Pavyzdžiui, tu ten, tarkim, nežinau, esi toj grey zonoj, ane, su savo dokumentacija ir tave per klaidą, tarkim, ištrėmė iš tavo šalies, kur tu jau labai pergyvenu. Tai čia visi pergyvena ir žinai, ir mano draugė, tai ne, tai ten, ir žinai, toks jausmas man, kad Trumpas gali daryti bele ką, jinai vis tiek suras, žinai, ten kažką, ką pasakyti, kad ne, jis čia padarė gerai. Ne, čia buvo klaida ir pripažinkim, kad tai buvo klaida ir aš manau, kad, žinai, man net iš mano pusės yra truputėlį kaip ir nesmagu, kad dabar visą laiką, kai kažkokie konfliktai vyksta, ten tarkim, kai dabartinis prezidentas padaro kažką labai nekorektiškai ar labai nediplomatiškai, toksai maždaug, ką čia tas tavo, ne mano, ta prasme, mes turėjom rinktis iš dviejų ir, ta prasme, Amerika turėjo rinktis iš dviejų kandidatų ir čia net nebuvo iš tikrųjų rinkimasis Trumpo, tai buvo rinkimasis prieš Kamalą tikriausiai, todėl kad paprasčiausiai žmonės, ir mes apie tai pakalbėsim dar, kad jie net nesuprato, kokie buvo jos planai, nes paprasčiausiai buvo žmogus pastatytas paskutinę akimirką ir niekas kaip ir nesijautė komfortiškai, žmonės nesijautė komfortiškai už ją balsuodami, nes jie nežinojo. Programa buvo 2 mėnesius, tai tiksliai nežinau kiek, bet labai ilgą laiką, kai jau žmonės turėjo daryti savo sprendimą, iš tikrųjų jinai net interviu buvo nei vieną nenuėjusi ir nebuvo pasidalinusi, kokia tiksliai programa bus. Taip, aš laukdavau, aš bandydavau suprasti, jinai šneka ratais, kvadratais, tiksliai pasakyk, kokia bus programa, kokie bus planai, kas bus daroma, nieko aiškiai nebuvo pasakyta. Sakydavo, kad bus tiesiog ten tęs Bideno taip, ir žmonėm, kadangi nebetiko dėl tam tikrų labai stiprių priežasčių, žmonės tiesiog balsavo prieš ją, ne už Trumpą, bet prieš ją. Taip. Bet dar noriu įsiterpti ir pasakyti dėl ekonomikos. Aš irgi norėjau labai grįžti dar iš tą temą. Tai dėl ekonomikos galiu pasakyti taip, kadangi vis tiek jau turėjau draugą ir kai buvo ta pirma Trumpo kadencija, tai iš tikrųjų buvo labai ryškus pasikeitimas ekonomikoje, bet vėlgi čia paantrinsiu tau, kad taip, Trumpas tikrai remia verslą, remia ekonomiką, kadangi ir pats yra didelis verslininkas, tai tikrai, kad ir labai atsargiai buvo žiūrima į jo planus ir ten, tarkim, mano antra pusė, jisai nebalsavo, jisai balsavo už Hillary, bet po tų 4 metų, kaip ir, nepaisant COVID, tikrai buvo, visi sutiko su tuo, kad ekonomika tiesiog bumino. Taip, aš pridėsiu, nes mes dar nepabaigiau pakalbėti apie tą Trumponomics ir Bidenomics, tai iš tikrųjų keli dalykai, kuriuos turi žmonės suprasti, tai kad taip, niekas neturi kažkokio tai stebuklingo atsakymo, kokia turi būti ekonomika ir pas juos yra visiškai skirtingi dalykai, jie turi tokį patį tikslą, jie nori, kad būtų daug darbo vietų ir nori, kad žmonės klestėtų ir dirbtų ir galėtų nusipirkti ir nekilnojamo turto, ir maistą, ir žodžiu, negyventų taip, kaip gyveno iš tikrųjų per COVID, nes buvo tikrai labai sudėtinga žmonėm. Ir iš tikrųjų, man atrodo, prie Bideno irgi labai daug žmonių skundėsi, kad ekonomika tikrai buvo labai suprastėjusi, bet dabar keli niuansai su ta
ekonomika, aš nežinau, ar tu esi girdėjusi, bet yra sakoma, kad dažniausiai, kai žmogus pradeda kažkokias tai ekonominės iniciatyvas, tam reikia labai ilgo laiko, kol viskas susivaikšto. Ir yra sakoma, kad Obama paliko labai gerą ekonomiką Trumpui, o Trumpas labai prastą ekonomiką Bidenui. Ir dabar mes pamatysim, kaip iš tikrųjų buvo, nes Trumpo, žodžiu, ekonomika jis dabar sugrįžo ir mes pasižiūrėsim, ar bus lygiai taip pat, kaip buvo prieš koroną. Ar jisai sutvarkės? Ar jisai sutvarkės, nes esmė yra tokia, kad pas juos yra viskas labai skirtingai. Pavyzdžiui, Trumpas tiki, kad jis nori sukurti, žodžiu, daugiau darbo vietų čia ir jo strategija yra tokia, kad jis vėlgi atleidžia tam tikrus įstatymus, kad verslas kurtųsi daugiau darbo vietų. Jis išėjo iš tam tikrų ten aplinkosaugos, nežinau kaip tikslingai tie žodžiai, kartais man pritrūksta lietuviško, kad jie išeina iš tam tikrų ten koalicijų su kitom šalim, kad kurtųsi darbo vietos, kad, žodžiu, uždėsim Kinijai tarifus, kad žmonės čia įkūrinėtų darbo vietas, kad pradėtų ieškotis gamintojų Amerikoje. Čia irgi yra labai rizikinga, nes yra labai daug klausimų su tuo. Ir esmė yra tokia, kad prie Trumpo buvo gerai iki koronos ir per koroną buvo tikrai labai blogai, nes, man atrodo, net bedarbystė buvo išaugusi iki 14% ir tada jisai sumažino iki 6% ir Bidenas gavo to 6%, ten buvo pakilę ir, man atrodo, pabaigė su 4%, bet ką aš noriu su tom pasakyti, kad labai sunku vertinti žmonių ekonominius planus, nes, sakau, yra, kad vienas prezidentas turėjo 4 metus, viskas buvo, tada ateina vėl 4 metai. Iš tikrųjų, ta ekonominė politika turėtų būti ilgesnė, bent 10 metų, kad tu turi patikrinti, kas veikia, kas neveikia. Būtent ir kiek dar yra dalykų, kurių tu nekontroliuoji. Pavyzdžiui, Trumpo mes dabar negalime adekvačiai vertinti, nes buvo korona. Nu, iš tikrųjų, kaip tu gali vertinti, kai visas verslas užsidaro, nebesikūrė darbo vietos. Tai Trumpas, man atrodo, pabaigė sumažėjo darbo vietų per 3 milijonus. Bidenas sukūrė 16 milijonų, bet dabar vėlgi jis irgi labai daug investavo į infrastruktūrą. Jis taip pat nori sukurti daug darbo vietų, bet ta visa strategija yra šiek tiek kitokia negu taip, kad nukertam santykius su savo sąjungininkais. Jis viską investuoja, kaip sakiau, į pagrindus. Jis investavo, man atrodo, virš 1 ar 2 trilijonų dolerių į infrastruktūrą. Tai keliai, transportas, energija ir panašiai, kad mes pritrauktume daugiau investicijų ir kurtume darbo vietų. Pas Trumpą yra visai kitaip, kad jis nukerta, mes dabar nebeprekiausime su Kinija, bet, žodžiu, kursime tas darbo vietas. Priedo jis investavo daug į technologijas, į mokslą, tai tos strategijos jos nėra, kad viena būtų labai gera ar kita būtų labai bloga, tiesiog jos yra kitokios ir jos mes tik per ilgą laiką galime pamatyti, kurios yra iš tikrųjų naudingesnės, kokius mes žmonės turim, ką jie dirba, kokius jie naujus įgūdžius gali įgauti ir panašiai. Nu, čia rizika yra, kai tu atsineši, tu gali galvoti vienaip, bet kitas prezidentas galvoja kitaip ir aš nesakau, kad kuris prezidentas turi geresnę ekonominę programą. Taip, žinau, kad prie Trumpo žmonės sako, jis viską leidžia, viskas daug lengviau yra, bet šiaip pasižiūrėjus, pavyzdžiui, Kalifornija yra liberaliausia valstija Amerikoje ir jeigu mes būtume valstybė, mūsų ekonomika būtų 4. pasaulyje. Teksasas, tuo atveju, konservatyvi valstija, skolinasi iš valdžios 70 milijardų dolerių. Tai ta prasme, žinai, parodo, kad mes galvojam, kad prie respublikonų ekonomika yra labai gera ir kad, nu, žinai, yra mažiau apsaugų ir panašiai, bet mes po to pasižiūrime skaičius ir žiūrėk, kad pats liberaliausias tikriausiai, net nesakyčiau, net jeigu būtų valstybė pati liberaliausia ir, žinai, mes skatinam ir inovacijas, ir ekonomiką ir panašiai, ir mes va čia turime didžiausią procentą turtingų žmonių, o Teksasas va ten, žinai, Florida, nežinau. Mes negalim vertinti, nes čia yra skirtingas žmonių kiekis. Ta prasme, tai čia vien Kalifornijoje gyvena kiek, virš 40 milijonų. Man atrodo, kad ten yra jau sulyginta, kai buvo iš tos statistikos naudojimas, nes Newsomas labai giriasi. Tai dažniausiai jie jau nedaro tokių paklaidų, kad, žinai, atimtų. Bet dabar visi, kaip sakant, kraustosi iš Kalifornijos į Floridą dėl taksų, todėl kad taksai vėl pakilo pas mus, dabar 9,75, žodžiu, apsiperkant, tai yra nenormalūs taksai ir nebėra dėl ko laiko. Reikia laiko pamatyti. Reikia laiko pamatyti, bet iš esmės, kalbant apie šitus rinkimus, žinai, žmonės Lietuvoje labai, jiem yra labai sunku suprasti, kaip va taip gali
gali žmonės rinkti Trumpą, nes yra ta visuotinė nuomonė tokia nupiešta ir aš kartais net ir šiandien pasiskaičiau ten kažkokius Facebook'e išmetė man straipsnius. Nu, taip kaip lietuviai rašo spaudoje apie Amerikos politiką ir tarkim apie prezidentą, nu tai yra, aš nežinau, tokiam žemam lygi ir taip keistai ir taip net, nu, atrodo, kad iš vis, aš nežinau, kaip jie verčia ten tos, žinai, straipsnius, jie verčia iš kažkokių, nežinau, New York Times ar ten savo prideda, bet tai yra tikrai net parašymo stilius toksai, žinai, yra taip stipriai kritikuojantis, taip kartais net atrodo, kad žmonės ten, nežinau, yra specialiai nuteikinėjami. Tai iš tikrųjų šiandien aš pasirašiau šiek tiek statistikos, kadangi tikrai labai yra visiems įdomu, kaip čia taip įvyko, kaip čia tas prezidentas buvo Trumpas išrinktas. Ir būtent kodėl lietuviai balsavo. Ir kodėl lietuviai, nes lietuviams buvo labai svarbus migracijos klausimas. Todėl, kad imigrantų banga, kuri buvo viena didžiausia istorija. Tai buvo didžiausia, tai yra rekordiniai skaičiai buvo. Tai buvo rekordiniai skaičiai. Tiek toks buvo nesaugumas ir tiek daug buvo vagysčių ir nusikaltimų. Tai buvo vienas pagrindinių dalykų, tikriausiai dėl ko buvo balsuojama prieš Kamalą. Tai aš pasirašiau statistiką, tai JAV muitinės ir sienos apsaugos tarnyba pranešė apie daugiau nei 10,8 milijono susidūrimų su JAV neįleidžiamaisiais asmenimis visoje šalyje nuo 21 iki 24 metų. Tai yra užfiksuoti didžiausi rekordiniai didžiausia imigrantų banga. Tai pasakysiu, tarp kitko, kalbant apie tą New York Times podcastą, kur šiandien klausiau, tai J.D. Vance susiginčijo su žurnalistu, nes J.D. Vance sakė, kad tai buvo 20 milijonų, o New York Times žurnalistas irgi sakė kažkur 10-12 buvo. Nes 10,8 tai čia yra jau oficialiam migracijos puslapyje, čia nėra kažkoks New York Times. Bet o tu neklausai, nebandy pasižiūrėti, kad ne tik skaičiai čia buvo problema, o kas ten atvykdavo per tą sieną. Taip. Tai žymiai padaugėjo migrantų iš Kubos, Haičio, Nikaragvos, Venezuelos, Kinijos, Indijos ir Rusijos. Taip. Ir šiaip buvo labai didelė problema, kad daug visokių nusikaltelių iš tų visų šalių suvažiavo, ypač pro Meksikos sieną, ten praeidavo labai didelis žmonių skaičius. Kiekvieną dieną ten praeidavo 10 000 žmonių ir pati žinau tokių atvejų, kurie, ta prasme, gavo žmonės vizas, pereidami sieną, kai tuo tarpu, ta prasme, kiti žmonės moka begalinius pinigus advokatam gauti dokumentus ir būti iš toj šalyje. Net ne tai, problema yra net ne tame, ne tie visi administraciniai dalykai, bet iš tikrųjų, kad tai kėlė nesaugumą. Ir tarp kitko, kalbant apie kokie žmonės atvykdavo ten, tai nežinau, ar tu girdėjai apie tą Lincoln Riley istoriją, kodėl Trumpas net įstatymą nesenai pasirašė jos vardu. Tai iš tikrųjų buvo tokia mergina 22 metų, kuri mokėsi universitete, išbėgo į mišką ir ją išprievartavo vyras iš Trenderagua, man atrodo, vadinosi ta nusikaltėlių organizacija Venezueloj. Ir iš tikrųjų jis jau matė žmonės, jau ne pirmą kartą jis buvo kažkur ten New York'e važiavom paspirtuko su nepilnamečiu vaiku ir jau žmonės, ne žmonės, o tos institucijos žinojo apie jį, kad jis čia atvykęs nesėdė ir nelaukia savo vietos teisme, kad sužinos, ar jam gali būti suteikti kažkokie dokumentai ar ne. Ir iš tikrųjų, paieškomas, ne paieškomas, o tiesiog žmogus, kuris jau turėjo kažkokį tais įvykių su policija, buvo paleistas ir išprievartavo ir nužudė tą merginą. Tai žinoma, nežinau, kiek statistiškai buvo tokių, žinoma, ten atvyko tikrai daug žmonių, kuriems reikėjo pagalbos, kuriuos terrorizuoja tikrai tose ypač Lotynų Amerikos šalise. Ten, žinai, tos visos grupuotės. Bet tai palauk, jeigu tu padarai nusikaltimą, tave iš karto turėtų deportuoti. Tai dabar tas Lincoln Riley įstatymas ir yra, Trumpas pasirašė, kad jeigu, kol tu lauki savo dokumentų ir esi dar nenuspręsta, ar tu galėjai važiuoti į šalį ar ne, kad tu iš karto būsi deportuotas. Kitas dalykas, kas buvo labai svarbu, žmonės tiesiog jau pasisakė prieš visas tas begalinės išlaidas migrantams. Čia, žinai, ne tai, kad tu remi mažumas, bet tu remi nelegalus, kriminalus ir dar, vienu žodžiu, tie nelegalai apgyvendinami, kai kurie miestai, steitai apgyvendinavo juos vos net ten, žinai, gerose viešbučiuose, suteikdavo geresnės sąlygas negu žmonės, kurie dirba čia ir stengiasi pragyventi. Tai vėlgi šiek tiek statistikos, kad nelegali
imigracija JAV mokesčių mokėtojams kainavo apie 150 milijardų per metus būtent per Baideno kadenciją. Tai čia yra kosminiai pinigai. Tuomet sveikatos priežiūra. Nuo Baideno administracijos pradžios federaliniai ir valstijų mokesčių mokėtojai išleido daugiau nei 16,2 milijardo avariniai medical pagalbai nelegaliems imigrantams. Tai yra 124% daugiau nei ankstesniais metais. Tai visi šitie faktoriai iš tikrųjų labai stipriai lėmė būtent rinktis, kaip ir sako, tu renkiesi pagal tai, ko tu nebenori. Taip. Ir žiūri kažką tais, kad tikiesi, kad bus geriau. Tai čia buvo vienas iš tokių tikrai labai svarbių momentų, kodėl žmonės rinkosi Trumpą, bet ne Kamalą. Aš dar pasakysiu, dar priedo, aš šiek tiek jau prieš tai užsiminiau, kalbant apie tas konservatyves vertybės, kodėl žmonės rinkosi Trumpą, nes tikrai buvo tas toksai karas prieš konservatyvesnius žmonės ir nežinau, lietuviai tie, kurie, rašė ir kaip žmonės balsuoja už Trumpą, aš nežinau, kiek jie supranta, kad Trumpas atstovauja konservatyvius žmonės, respublikonus, nes yra jie MAGA ir yra respublikonai. Ir lietuviai, dauguma, aš net sakyčiau, kokie 90% tikrai randa save respublikonų pusiai. Ir, kartais pasižiūri Vilnių, gali pasirodyti kitaip. Bet iš esmės, aš kai sekiau Lietuvos rinkimus ir pamačiau, kad ten Laisvės partija iš viso nieko negavo, pralaimėjo, turėjo atsistatydinti jų pirmininkė Armonaitė, tai parodė žmonės, kad iš tikrųjų jie nėra tokie liberalūs ir progresyvūs, kaip jie atrodo. Todėl nežinau, kaip žmonėms yra keista, kad lietuviai čia atvažiuoja į, tarkim, Čikagą. Ir iš tikrųjų jų vertybės nepasikeičia. Ta prasme, tik dėl to, kad tu gyveni Amerikoje, čia irgi yra visokių grupių, čia yra ir religinių grupių, ir ten, tarkim, azijiečiai, indai, kurie labiau turi tas šeimos vertybės. Ir jie randa save būtent toj pusėje, o ne su miestiečiais, kurie, yra šiek tiek progresyvesni. Tai, kalbant tiesiog apie tas vertybės, šeimos vertybės, religiją. Dėl vaikų klausimas tai buvo vienas iš svarbiausių irgi. Čia migracija, vaikai, pavyzdžiui, mane labiausiai šokiruoja iki dabar tai, kad, tarkim, aš suprantu, rinkimės būti, kuo norime, mylėkime, ką norime, bet kai tai liečia vaikus, tai man asmeniškai yra tabu. Aš neturiu vaikų, bet, tarkim, turiu draugės, kurios, tikrai labai stresavo dėl savo vaikų. Turiu atvejus, kur vaikus išimdavo iš privačių geriausių mokyklų, nes mokytoja, pavyzdžiui, tenais skatina ir ten kažkokie keisti pasisakymai, kad ten užklijuok vaivorykštę savo ant ten kompiuterio, arba ten, tu negali ateiti į svetimam vaikui aiškinti, kas jam gali patikti, nepatikti. Kaip, pavyzdžiui, mes Kalifornijoje turim tokį įstatymą, kad mokytojai neprivalo pranešti tėvams, kad jų vaikas keičia lytį. Kaip taip gali būti? Tai palauk, tai mokytojai, jie turi supervisinti mokykloje, kaip elgėsi mano vaikas. Aš noriu gauti tą reportą, kas vyksta. Tai kaip tu gali tokių dalykų nepranešti? Čia tėvam visiškai buvo no. Tai aš įtrauksiu šiek tiek konteksto dar prie šito dalyko, kaip skiriasi iš tikrųjų valstijos ir būtent kaip paliečia tą švietimo sistemą, kai tu gyveni liberalioj vietoje ir kai gyveni konservatyvesniai, tarkim, Kalifornija ir Florida. Tai, pavyzdžiui, Kalifornija iš tikrųjų, čia Kalifornijoje tu net negali pabaigti vidurinės, jeigu nepabaigė ten tokios programos, kuri vadinasi, dabar tiksliai neatsiminsiu, bet kažkaip Ethnic Studies Program, tai 2021 metais, tai čia buvo viskas apie multikulturalizmas, sakau, man kartais užsipina tie lietuviškai multiculturalism. Mes išversim būtinai taip, kad tu nepabaigi šito ir nepabaigi visos tos, kaip vadinasi, critical race theory. Tai čia rasės kritinė teorija yra, kuri mokina, kaip žmonės labai dažnai sako, kad čia yra susiję su tuo, kad baltodžiai sukūrė tokią sistemą, kuri yra, net ne tai, kad nekalbame apie vergovę, rasizmą ir panašiai, o kalba, kad pati sistema yra rasistinė. Ir tada, tie baltodžiai, jie kaip galvoja, kaip Floridos gubernatorius sako, kad jie turi tą taip vadinamą white guilt, kad tu galvoji, kad tu esi, tas kaltas kažkuom, dėl to, kad yra tokia sistema. Ir, pavyzdžiui, Kalifornijoje tai yra privaloma, tu negali pabaigti vidurinės be šito dalyko, o Floridoje tai yra uždrausta, tu negali nieko mokinti
visos knygos yra išimtos, kur yra apskritai kažkas, kas yra susijęs su kritinė rasės teorija. Priedo, pavyzdžiui, kalbant apie tualetus. Kalifornijoje yra tualetai neutralūs, priedo dar vaikai gali rinktis su mergaičių ar berniukų komanda, kurią nori žaisti. Nežinau, ar tas yra pasikeitęs, nes sakau, yra tas judėjimas ir pačios Kalifornijos raudonėjimas, galima patikslinti šitą dalyką, bet Floridoje tai yra 100% uždrausta ir tu visų pirma yra toksai įstatymas, kuris vadinasi nesakyk gėjus, tai vadinasi don't say gay, kas reiškia, kad iki 3 klasės tu negali vaikam nieko kalbėti apskritai apie seksualumą ir visus šitus dalykus. Tai iš tikrųjų labai skiriasi, kad, pavyzdžiui, Kalifornijoje, ką reiškia būti ta demokratinė valstija ir ką reiškia būti respublikonų, žodžiu, valstija, būtent švietimo to klausimo. Tai lietuviam tai yra nepaprastai svarbu ir jie žiūri Kaliforniją ir galvoja, Dieve, mes niekada nenorim būti kaip Kalifornija, keiksmažodis yra Kalifornija. Taip, visa šita sistema liberalumo tai yra baisu. Tai mano net, pavyzdžiui, vyro sūnus paliko geriausią San Francisco mokyklą dėl to, kad buvo prievolė vakcinam. Buvo vienu žodžiu su visais tais gender keitimais ir visas tas bumas. Nu, nežinau, man tai irgi, kas liečia vaikus, tai palikime vaikus ramybei, leiskim jiem pabaigti mokyklas, palaukim 18 metų ir tada jie gali tikrai pasirinkti keisti, nekeisti, bet dar, man atrodo, bus labai žmonėm įdomu iš tikro, kad dabar gali sekti vieną bylą, kuri yra aukščiausiam teisme, man atrodo, aš pasakau tau apie ją, man atrodo, kad Teksaso būtent valstijoje yra mokykloje iškilo toks klausimas, jie buvo parinkę knygą ten vaikam, kurie, man atrodo, buvo 5 ar tai 6 metai. Nu, prasme, dar žmogus net Lietuvoje pirmą klasę net neina. Ir jiems, žodžiu, tokią knygelę ten duoda, kur kalba apie 2 dėdžių santuoką. Ir kaip ir viskas yra gerai, nu, ta prasme, okei, susitokia, ar ten vyras, moteris, susitokia dėdė, bet jie ten toj knygutėj yra toks vienas momentas, kur yra kalbama apie tai, kaip tėvai reagavo ir kad tėvai ten, žodžiu, nesutiko, bet žinokit, nereikia klausyti, nes ten kažkokios emocijos, žodžiu, ten žinai, bandom. Ir iš tikrųjų 5-6 metų vaikam reikia tokius dalykus kalbėti, tai anksčiau ta mokykla leisdavo tėvam, kai pasirinkti. Jeigu jie kalbės dabar apie tokias temas, ten susijusios su LGBTQ+, tėvai, jeigu ypač yra religingi, čia nekalbu tik apie lietuvius, kad konservatyvesni, yra musulmonai, tai jiem iš vis tenais. Tai jiem praneždavo ir jie galėdavo išimti vaikus, bet tada mokykla nusprendė, kad jiem yra per brangu tą daryti. Priedo, jeigu vaikai išėma iš tos klasės, dažniausiai mato, kad vaikai iš viso neteina tą dieną į mokyklą. Ir tada buvo, žodžiu, ten konfliktas tarp jų ir šita byla nuėjo į aukščiausią į teismą, tai dabar galima sekti, nes kai kurie teisėjai sako, na, kaip ir kada tada reikia kalbėti apie šitus dalykus, nes jie egzistuoja. Bet iš kitos pusės ta knygutė nėra tik tais, kad kalbam, kad tiesiog susitokia 2 dėdės, mes kalbam apie tai, kad jeigu ten yra tas momentas, kur tėvai priešiškai reaguoja ir tai nustatinėja tavo vaikus prieš tėvus, vos nepasakydami, kad tėvai kažko tais nenusimano ir kad jie kažką skaudina. Žinai, ir tas momentas yra, taip, tu gali galbūt įtraukti, žinai, jeigu tai egzistuoja mūsų pasaulyje, matys per televizorių ir taip toliau, kažkada ateis tas laikas, bet yra tam tikri momentai, kurie normalizuoja kitus dalykus ir daro konfliktą šeimoje. Tas nėra gerai. Ir man apskritai tas, žinai, paauglių keitimas lyties, tai tu save prisimink, kai tu buvai paauglė. Man ten irgi, žinai, ta nuomonė keitėsi 50 000 kartų. Kaip tu gali leisti vaikui, žinai, gerti hormonus ir keisti lytį, kai jam ten, nežinau, 15-16 metų. Gal tam pasikeis, žinai, gal kažko kito norėsis po 5 metų, ar ne? Tai čia yra tokie baisus dalykai. Ir nežinau, ar tu žinai, bet jau yra ne vienas keisas, kada tie daktarai, kurie išrašinėjo tos hormonus, juos padavinėjo į teismą. Nu, žodžiu, dabar užburtas ratas. Nu, bet čia klasikinė Amerika, taip. Čia taip yra. Čia vieną leidžiam, paskui ne. Taip, reikia į tai žiūrėti labai rimtai ir man atrodo viena iš priežasčių, kodėl lietuviai balsavo už tą Trumpą, nes jis simbolizuoja tą tokį pristabdymą ir ėjimą į kitą pusę. Ir vertybės ir tai, kad yra 2 rasės, tai čia buvo jiems tokia kaip apsauga. Ne dėl to, kad ten, tarkim, aš tikrai asmeniškai manau, kad daug mano aplinkoje žmonių palaiko ir tas mažumas ir nieko prieš neturi, bet tiesiog palikime vaikus ramybei.
Tiesiog, kas liečia vaikus, tai čia yra labai labai opus klausimas, tai irgi buvo vienas iš didžiausių faktorių, kodėl buvo balsuojama prieš bet ką, bet ne Trumpą. Vienas dalykas, kuris man labai nepatiko, apskritai prie Bideno, tai visa cenzūra. Nes aš esu susidūrusi su influencerių, žodžiu, banais, kur ten iš viso dabar mes paleidžiam dirbtinį intelektą, kuris nuspręstų teisingai kažką sakai ir neteisingai. Aš tarp kitko, įsiterpsiu, kai buvo, žinai, jau kai Bidenas buvo valdžioje, bandydavo ten, pavyzdžiui, pasipaustinti Instagram'e kažką, čia tikrai daug žmonių patyrė tą, tai mane išimdavo, žodžiu, kad netitinka guidelines. Tai vienu žodžiu ir tai, kad patį, gerai, kad ir koks ten tas Trumpas buvo, bet užbaninti ir išimti jį iš Twitterio, tai čia buvo man, žinai, aš taip galvoju, jeigu jam taip gali atsitikti, tai ką jie gali padaryti su mumis? Čia man buvo šitas didžiausias klausimas. Taip, tai man irgi tai buvo labai svarbu ir čia apskritai turėtų būti svarbu, net nesvarbu, ar tu palaikai Trumpą, ar tu palaikai Bideną, matyti, kad iš interneto yra ištrinamas prezidentas. Aš suprantu, kad ten buvo konfliktas ir jis padarė tam tikrus dalykus, iš tikrųjų viduje jis padarė tam tikrus dalykus, ne ta pati jo kalba ten skatino kažkokį tai smurtą, ten buvo visai kiti niuansai, bet paimti ir ištrinti prezidentą iš interneto, ten kelis net metus, man atrodo, buvo. Man tai atrodė nepriimtina ir priedo dar žinau, kad kai buvo visa korona, iš tikrųjų labai daug žmonių dalinosi informaciją, nes yra tai mūsų būdas vienas kitą apšviesti. Ir tikrai buvo labai daug informacijos ištrinama ir ten, žinai, aš galvau, tai čia konspiracijos kažkokios teorijos, čia nereikia, kad mes, žinai, žmonės, jeigu neturi kažkokių analitinių įgūdžių, tikrai juos gali paveikti į vieną ar kitą pusę. Nes aš atsimenu, mano ten vyro draugas man skambina ir sako, Nerija, aš tikrai nežinau, ar skiepyti vaikus, mačiau tokį video, gal tu man galėtum, man kaip politikiai, žodžiu, skambina ir sako, ar tu gali man pasakyti, kaip iš tikrųjų yra ir tai, kad žinai, vien jau tas faktas, kad ištrina informaciją, atrodo, kad kažką bando slėpti. Ir man atrodo, kad visas tas dalykas buvo labai prastai iš tos demokratų administracijos valdomas. Blogas, absoliučiai blogas žingsnis. Bloga, tikrai nustatė tokią tikrai labai blogą precedentą ir tada atėjo Trumpas ir vienas iš dalykų, kuris man buvo labai svarbus, tai buvo žodžio laisvė. Kad, iš tikrųjų, Amerika yra pastatyta ant žodžio laisvės ir man iš tikrųjų net buvo šokas, kai aš atvažiavau į Ameriką ir pamačiau, kad čia gali naudoti sovietų ir nacių simboliką. Ir ta prasme, čia yra gėrimai Sovietų sąjungos, kur ten, pavyzdžiui, parašyta, žinai, dar rusiškai tas SSSR ir uždėtas tas. Ir Lietuvoje tai būtų visiškai nelegalu. O čia, žinai, jie labai tą vertina ir aš kai pamačiau, kad yra ištrinamas tas prezidentas, kad jį paduoda į teismą ir sakau, aš tikrai labai nesutinku su Trumpu, labai daug kur išsiskiria mano ir jo vizija, bet tas dalykas man buvo, kuris buvo toks. Tai nėra normalu, nesvarbu, kokioje tu esi partijoje, tu turi kovoti už savo žodžio laisvę. Ir tai, kad atėjo po to Markas Zuckerbergas ir tarp kitko Elonas dar 23 metais darė tą Twitterio analizę ir matė, kad raktažodis to Hunterio, žodžiu, laptopas buvo išimtas iš to rekomendacijų puslapio. Būtent tai buvo šitas dalykas. Tai tu pagalvok. Taip. Matai, ta prasme, ir taip atrodo, tada jie kalba apie tai, kokie jie čia yra geri, koks yra ten Trumpas blogas ir tuo pačiu bando užčiaupti viską, kas būtų bet kokia banga prieš juos. Tai leiskim visiems pasisakyti, tai jūs tada ir diskutuokit tarpusavį, jeigu vienas turi tokį požiūrį, kitas turi tokį požiūrį, bet neužčiaupti vieną pusę, užbaninti vieną pusę ir Trumpas to visiškai pasinaudojo savo rinkimų kompanijai ir netgi tas pasikėsinimas į jo gyvybę, tai buvo toks lemtingas jo laimėjimui, nes jis toksai kaip iš jo, kaip simbolis už laisvę, toksai, žinai, kad jis kovoja, kad būtų galima, žinai, reikšti savo nuomonę ir taip toliau. Aišku, dabar mes jau turim, jau kaip jisai yra prezidentas, mes jau dabar matom, žinai, kaip ir klasika tokia. Ir čia vėlgi labai svarbu yra žmonėm žinoti, kad programa yra vienas dalykas, realybė yra kitas dalykas. Taip, ir dabar tai, kas vyko, yra taip. Taip, tai kaip ir, aš tai žiūriu taip, Trumpas dabar testuoja, kiek jis gali paimti galios ir kiek toli jis gali eiti su, kiek daug jisai gali eiti ir kiek ilgai žmonės palaikys. Tai ta situacija su Harvardu puikiai parodė, kad yra kažkokia tai riba. Taip. Tai jis galvoja, kad jisai, jau čia įsivažiuos ir jau čia turi begalinę galę, kad čia jis tuoj mums paaiškins, ką mums galvoti ir kaip mums kvėpuot. Ir Harvardas puikiai atstovėjo ir jisai pamatė, kad ne, jisai čia nepapus ir nepapušins ir ta situacija puikiai
puikiai parodė, kaip iš tikrųjų yra viskas. Taip, tai iš tikrųjų ta situacija man irgi buvo visiškai neprimtina ir net pačiai pradėjau susimastyti apie tą žodžio laisvę ir ypač būnant mums imigrantėms čia ir vat mano sesiai ir vat tie žmonės iš tikrųjų, žmonėm kontekstas, kas nežino, kas ten įvyko Harvarde, ten iš tikrųjų buvo visose universitetuose ir aš ėjau į UCLA, tarp kitko, kampusą buvau nuvažiavusi, pafilmuoti žmonėm, parodyti, kaip atrodė, tai buvo labai įtemptas klimatas, žinau. Rimtai. Tikrai buvo labai baisu ir ten jie visi palapinėse buvo pasislėpę ir vienu metu atėjo žydų bendruomenė ir tam pradėjo jie debatuoti, viena pusė su kaukėm, kita labai agresyviai ten rėkė ir panašiai, nu žodžiu, tikrai buvo labai nemaloni atmosfera ir ten tikrai buvo tokių įvykių, kur ir žinau, kad persekiojo žydus. Tikrai buvo šitas ir universitetai nesukontroliavo to viso protesto, kaip tas galėjo būti padaryta, nepadarė taip, kad tikrai apsaugotų tos studentus, kurie yra tiesiog tos žydų religijos ir taip gavosi, kad kai Trumpas atėjo, aš nežinau, ar kažkaip ta žydų bendruomenė turėjo kažkokį priėjimą prie jo ar ne, bet taip gavosi, kad Trumpas pasakė, kad jeigu jūs neapsaugosite žydų bendruomenės, aš iš jūsų atimsiu tas federalinės stipendijas. Ir pradėjo atiminėti vizas iš protestuotojų. Pradėjo deportuoti, yra ten tas vienas, neatsimenu jo vardo, pridėsiu Iniciatorius, kur visi žino, Mahmud kažkoks, jo žmona laukėsi ir, žodžiu, ir ICE buvo pasiusti ta policija imigracijos, juos sekti, net be kažkokio tais įspėjimo, jie gatvėje apsirengė ne kaip policininkai, priėjo prie tų studentų, juos, žodžiu, supakavo ir deportavo. Ir čia man toksai buvo, žinai, universitetas yra ta vieta, kur yra ta tikrai žodžio laisvė, kur skirtingi ideologijos susitinka, kur galima diskutuoti. Būtent ir tai tikrai Trumpas parodė su tais telefonų tikrinimais ant sienos. Tas buvo ir anksčiau įvažiuojant, bet ne dėl politinių priežasčių ir mes galbūt nežinom tam tikrų niuansų, bet jis tikrai taip, kaip buvo jis kovotojas už žodžio laisvę, po šito įvykio tikrai taip netrodo. Atrodo, kad jisai pasinaudojo, žinai, ta tokia, kad aš esu už žodžio laisvę, bet dabar, kai jis yra čia, jis neieško balanso, jis nori kontroliuoti tai į savo pusę. Ir tai irgi yra labai problematiška. Ir apskritai man toksai, žinai, aš net vyrui sakau, nu kodėl jam dabar taip rūpi, kad ten neduok Dieve kažkas, ten kokie studentai pasikalbės, pasakys, kas už Palestiną, kas už Izraelį, kodėl jau čia iš kur tas toksai noras čia apsaugoti žydus. Taigi čia, nu, tai visi mes norim apsaugoti visas religinės grupės, kad visi būtų, kaip pasakyti, komfortiški, nes universitetas, kaip ir sakom, yra ta erdvė, kur, nu, žinai, galima diskutuoti, galima kalbėti, bet čia jau toksai įsikišimas, žinai, vos ne, kad tu net, tai dabar kaip įvertinti tą, žinai, kiek ten yra blogo pasakoma. Aš galiu ten pasakyti, man nepatinka ten, pavyzdžiui. Nu, ten, tarkim, mano draugai yra vieni, kurie kalba, kad tai, kas vyksta Gazoje, ten, žodžiu, Izraelis kaltas ir visa kita, tai, pavyzdžiui, jie yra, žinai, už Palestiną. Tai ką dabar atimti jam vizas, todėl, kad ten vyras, žinai, turi to kraujo ir yra, nu, tarsi, nesąmonė. Ir dar vienas problematiškas dalykas, kad jie atėjo ir ne tik, kad pasakė, kad išmes ten tam tikrus studentus, kad jie negali pakalbėti, ten buvo ir tokių žmonių, kurie žalią kortą turite nuo 2 metų atvažiavo, tarkim, kaip mano sesė čia. Ir vat juos irgi iš tikrųjų kvietė ir atsakyti tam tikrus klausimus. Ir žinai, kas čia buvo, ne tik, kad išmesim tuos žmonės ir nubausim juos. Jie atėjo, žodžiu, ten kažkokia tais, ne institucija, o kažkokia organizacija, kuri pasakė, kokią savoką antisemitizmo Harvardas turi, žodžiu, adaptuoti. Ir į tą visą savoką įėjo vienas toks įdomus momentas, kad antisemitizmas gali būti, kai tu kritikuoji Izraelį kaip valstybę. Ten irgi reikia pasižiūrėti tam tikrus niuansus, bet žmonėms šitas labai įstrigo, kad mes turime apsaugoti, čia ne mažuma. Taip, čia ne kultūrinė mažuma, ne religinė mažuma, tai mes dabar ir Rusijos nebegalim kontroliuoti, nes nesutinkam su jų politika. Ir va tas momentas buvo tas toksai, kad tai kur ta žodžio laisvė, jeigu mes dabar negalim valstybės kontroliuoti. Bet čia buvo labai gerai atstovėta, nes reziumė yra tokia, kad kadangi jisai pamatė, kad vienu žodžiu... Harvardas padavė į teismą, žodžiu. Taip. Tai grįžtant prie šitos temos, vat, kodėl Trumpas buvo motyvuotas apsaugoti tą žydų bendruomenę, iš tikrųjų kyla labai daug klausimų. Ar tai kažkokios pažintys, ar tai dar kažkas, nes vienas įdomus niuansas dar Amerikoje yra lobizmas. Ir čia yra irgi viena iš priežasčių, kodėl aš nemanau, kad mes turime būti
ten visiškai respublikonai ar visiškai demokratai, nes iš tikrųjų Amerikos politikoje yra labai daug pinigų ir ten yra tam tikrų tais verslų, kartais organizacijų interesai, kurie nebūtinai gali atstovauti ir tai, kas mum yra labai svarbu. Taip, ir, pavyzdžiui, aš galiu to pasakyti vieną istoriją. Aš turiu tokį pažįstamą bičiulį, kažkaip diskutavom apie tai. Sakau, Lietuvoje žmonės nesupranta, kad dideli verslininkai, sėkmingi žmonės, didelės korporacijos iš tikrųjų remia, jos kaip turi kišenį, žinai, politinės partnerės. Taip, ir žinok, sako, taip, nes yra tokios agentūros, tokie agentai, sako, įsivaizduok, dabar aš turiu verslą ir man reikia, kad, man kažkas trukdo ten, pavyzdžiui, nežinau, kas daugiau naftos. Kažkas trukdo. Leidimo negauni. Taip, leidimo. Ir aš turiu kažkokią agendą savo verslui ir kad jinai praeitų, kad kažkokie įstatymai pasikeistų, aš pasiemu tą agentą ir jisai nueina į politinę partiją ir sako, mes norim, kad būtų taip, taip ir taip, mes jūsų partiją remsim tenais 10-20 milijonų. Tai va, tai taip ir, žinai, taip tie kai kurie įstatymai ir susiformuoja. Taip, aš dar pasakysiu, žinai, pridurti, va čia kalbam apie smulkius verslininkus, kur kažkas... Čia yra smulkus verslininkas. Tai kalbant apie farmaciją, tai iš tikrųjų 2023 metais jie išleido $337 milijonus, kad paveiktų tam tikrų politikų programas. Tai iš tikrųjų, kaip tai atrodo, va žmonės gali galvoti, kur tie pinigai nueina. Tai jiem yra labai svarbu kontroliuoti, kad vaistų kainos nebūtų žeminamos, kad būtų, tai valdžia nori uždėti tam tikras lubas, o jie nenori, kad patentai tam tikri būtų apsaugoti. Tai $337 milijonai. Tai dar pasimsiu greitą telefoną ir papasakosiu apie mėsos industriją, nes irgi labai yra įdomus keli tokie faktai. Aš iš tikrųjų universitete dar, kai mokiausi, sužinojau apie tokią dokumentiką Cowspiracy. Labai rekomenduoju per Netflixą pasižiūrėti. Ir ten parodo iš tikrųjų, kad net transporto industrija iš tikrųjų yra atsakinga už klimato kaitą. Daug daugiau mūsų gamtai kenkia iš tikrųjų mėsos industrija. Ir tarp kitko labai juokinga. Geras, kaip čia taip? Tai mėsos pramonė, ypač jautienos, yra atsakinga už 14,5% visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Tai tiksliai dabar neatsimenu, ant kiek jie yra, žinok, gal 20 kartų, aš patikslinsiu, kiek tiksliai kartų jie yra daug labiau kenkia klimatui negu transporto visa industrija. Ir tai čia kas konkrečiai yra? Tai labai juokinga, bet iš tikrųjų tai jaučio bezdalai. Žinau, labai juokingai skamba iš tikrųjų, bet tai yra todėl, kad... O žmonių bezdalai nekenkia. Manau, kad irgi, bet gal ne tokio lygio, nes iš tikrųjų... Nebezdėkit. Būtent, jie valgo žolę, bezdą ir ten išmeta tą metaną iš savo virškinimo, žodžiu, visos sistemos ir jinai labai kenkia, bet kodėl mes apie tai nežinom, mes apie tai net nekalbam. Nerija, aš pirmą kartą apie tai girdžiu. Bet aš tau sakau, reikia pasižiūrėti tą dokumentiką, tada tu supranti, kad reikia mažinti, kiek valgai tos mėsos, bet kodėl mes apie tai negirdim? Todėl, kad niekas apie tai nenori šnekėti. Aš geriau pakalbės kažkokia tema, nes jie gauna pinigus iš mėsos industrijos ir jiem yra aktualu turėti tą žmogų, turėti tą mėsos industriją savo kišenį. Ir dar kitas dalykas, ne tik, kad jie nutildo tam tikrą informaciją, bet jie dar investuoja, paskutiniais metais investavo 5 milijonus į mūsų žemės ūkio departamentą, tai USDA vadinasi, žinai, kur išduoda taip, organinis ten ženklas ar ne. Ir jie, įsivaizduok, tai jie dažniausiai duoda rekomendaciją žmonėm, kiek tu gali suvalgyti mėsos į savaitę, ar ne. Ir ten mūsų profesorė rodė, kad ten kažkiek tiek užtektų proteino į savaitę. Čia tiksliai nekalbu, aš kalbu pats principas. Bet esmė yra tokia, kad ta USDA padidino kažkuriais metais, ten 2 ar 3 kartais parašė, kad daugiau žmogus gali suvalgyti to proteino, todėl, kad tai yra naudinga mėsos industrijai. Ir čia irgi gali žmonės sakyti, kad kažkokios konspiracijos ir panašiai, bet kodėl tada mėsos industrija investuoja ir į respublikonus, ir demokratus? Kokius interesus atstovauja? Tai tokius ir atstovauja, žinai, kur tai tikrai įtakoja mūsų gyvenimą. Ir būtent todėl aš sakau, aš atsisakau būti kažkokios tai partijos narė ar kažkokio ten, žinai, būti prezidento kulte, todėl, kad realiai ten yra, tu turi ieškoti, kas
geriausiai atstovaus tam tikrus įstatymus, kurie tavo gyvenimą paveikia. Taip, ir, pavyzdžiui, žinai, man jau čia gyvenant kažkurį tais laiką, tikrai turim kompanijoje tokių žmonių, kurie yra ultra sėkmingi žmonės ir tu neįsivaizduoji, kiek jie pinigų investuoja ta prasme, į politinės partijas. Taip. Kaipgi tos kampanijos atrodo ir kaip yra skirstomas lėšos, nes žmonės irgi vėlgi čia grįžti prie to pačio, kad kaip formuojamas yra mūsų požiūris ir kaip mes esam iš tikrųjų papirkti ir tų žymių žmonių, paveikti jų nuomonių. Bet viskas yra nupirkta, taip. Nes Kamala sumokėjo, iš tikrųjų esu net išsisaugojus, kadangi mes jau turim baigti, bet labai trumpai, kiek jinai sumokėjo Oprai už, žodžiu, gyvą pasirodymą. Toj pasižiūrėsiu, kiek čia buvo skirta. Kamalos kampanija sumokėjo apie $1 milijoną Oprah Winfrey gamybos įmoniai Harpo Productions už virtualų susitikimą, tačiau Oprai nebuvo asmeniškai sumokėta. Tai ta prasme, tai čia nėra, žinai, taip, kad aš žiauriai noriu būti politiška ir padarysiu dabar nemokamą reklamą Kamalai, nes man yra labai svarbu. Tom visom celebrity jos tiesiog gauna pinigus. Tai labai svarbu iš tikrųjų pasakyti, bet kalbant apie tos pinigus ir panašiai, kad taip, kampanijos daug kainuoja ir tikriausiai Lietuvoje jie nesupranta kokio masto. Ir kadangi mes žinom, kad ir žiniasklaidos nuomonė gali būti paveikta, kodėl Trumpas iš tikrųjų padavė į teismą CBS dėl to 60 minučių interviu su Kamala, kuris buvo apkarpytas, ko dažniausiai negalima daryti, taip. Ypač tokių rinkimų metu, kad paveikti, žinai, visuomenės nuomonę. Tai čia irgi mes tikrai labai daug temų dar nepalėtėm ir apie Los Andželo politiką ir kad galbūt mūsų gubernatorius gali būti kitas prezidentas ar bent jau balotiruotis. Tai tikrai reikės, manau, ateityje pakalbėti, bet man atrodo svarbiausia žmonėms yra pasakyti, kad galbūt šiandien mes palėtėm labai daug temų, kur, žinai, reikia ir istorinio konteksto, reikia ir dar detalių, gal žodyną netaip panaudojom, žinai, ta prasme, politiškai kalbant yra tam tikrų niuansų, bet kad žmonės bent ant kažkokio kelio užvesti, kad jie pradėtų suprasti, kad kiek ir žurnalizme yra iš tikrųjų pinigų, kiek kampanijos, milijardai čia kalbam, kiek yra tam tikros specifinės industrijos, kurios gali įtakoti, kaip mūsų politikai atstovauja mus, kad galbūt netikėti tą kulto politiką, neleisti partijai diktuoti jūsų kažkokio tais gyvenimo, o ieškoti tik tais to ir agituoti specifiniam įstatymam, kurie gali labiausiai paveikti jų gyvenimą. Tai va čia mano būtų galutinė žinutė. Taip, ir formuoti savo požiūrį ir nuomonę tiesiog yra toks geras išsireiškimas common sense. Mes visi turim savo vertybės ir mes žinom, kas yra mums priimtina, kas mums nepriimtina ir tikrai sutinku su tavim, kad tikrai aš irgi lygiai taip pat nenoriu nieko kultivuoti, bet to pačiu mes galim iš tikrųjų civilizuotai pabendrauti, pakalbėti, padiskutuoti, nes tai yra įdomios temos, kurios yra iš tikrųjų aktualios. Ir tikrai pakalbėsim dar ne kartą. Tai aš manau, kad šita gaida, tikėkime, kad išgirdot kažką tais naujo, pamatėt truputėlį galbūt Amerikos politinės situacijos iš mūsų perspektyvos, gal atsakėme kažkokius tai jums įdomius klausimus, kurie neleido jums ramiai miegoti. Palikit savo daugiau klausimų, tikrai kitose temose gal paliesim tą pačią temą. Užvesit mus ant kelio, nes dabar mes, kaip sakant, susiformavom šitą temą iš to, kas mums atrodė yra svarbu pakalbėti, bet tikrai palikite klausimus ir pratęsim šitą temą, jeigu jinai yra tikrai jums įdomi. Taip. Gerai, ačiū. Ačiū visiems, kas buvot, nepamirškite subscribinti ir pasimatysime kitose epizoduose.